Niekas neruošta. Ponios ir ponai, sveiki. Niekas neruošta. Niekas neruošta su skandalingaisiais Vita Žiba. Ir šiandien svečiuose buvęs radio laidų diktorius. Tėtis, sūnus, žentas. Šventoji dvasia. Šventoji dvasia. Šiaulių monstras, kaip abarė pristatė prieš pasitį pasirodymą. Šiaulių monstras. Žinai, kai nenori visą laiką, sakai, aš noriu išmėginti naujus bairius ir nepristatinėk manęs, nu, taip papastyk, tiesiog Vaidotas Šiožinis ir to. Čia bus geriausia, kai jūs gyvenime esat girdėję. Pamirškit Katlerį, pamirškit Stonkų, nes į seną ateina ir taip va. Saulius Viderskis. Ir aš su lapeliu tokiu suglamžytu, kaip viduramžių, žinai, žirnę pranešti. Nu, tualetai. Nuo 8 klasės dar turi tą. Jo, paplokit, kas esat buvę tualete. Iš tualeto vienas dar. Vaidotas Šiožinis. Tai Simukas dabar Kosove. Nežinau ką. Ta prasme, Simuko kelionės yra turbūt labiausiai random iš lietuvių. Net keliaut, Aurimas Valujavičius galėtų pasimokyti iš Simuko lokacijų. Parimtai ko jis ten išvarė? Nežinau, eilinis Simuko Erasmusas. Mažai gyvenimas nuskrūdęs, kad ryžas yra, tai davai dar važiuojame Kosovą. Bet jis gal varo į... Pažiūrėt, kad jiems dar blogiau nei jam. Jo, aš galvoju, gal jis varo į tas vietas, kur jį kaip šventai laiko, kur ir žų žmonių nėra, žinai, kuris kaip pranašas ateina pas juos. Gali būti, nes kuris paskutinį kartą Afrika kažkur buvo. Ja. Dabar sakau, visur, kur... Kosove. Ir tu nežinai, ar jį šventuoju laikys, ar jo kaulus į miltelius tiesiog sutrins ir suostis, nes čia vaistai geriausia. Bet jis grįžta vis dar kudesnis. Jo, aš nežinau, man atrodo, kad mes jau ant Helovino turėsim skeletą. Ant ryžo skeletą. Vežiosimės tiesiog Simuko ant kabyklos. O kur tu buvai išliekus? Aš buvau Graikijoje išliekus. Irgi egzotiška. Žiauriai egzotiška seniai. Aš numesiu gal normaliai, nes dabar man tiesiog... Svorio numesi normaliai. Na, šiaip tai priaugau, bet šiaip tai priaugau vėl. Užpisa. Nes jau buvau numetus normaliai. Tai graikiai, aš buvau kaip... Žodžiai, kurį mes niekad savaitų turbūt nepasakysim. Biškiau priauginėjom, bet algat. Ten neįmanoma nepriaugti svorio, nes nuvarai ir visur žiauriai skanus maistas yra. Graikijoje nėra... Nu, tipo, Graikijoje appetizeriai skanus. Nu, bulkos prisikemši bulkos, tada atneša pusę kilo mėsos. Jo, blėt, pas juos patiekas, o mūsų tradicinis ir ten makarų, va to, tiek makarų, tada mėsos ir bešamėlis, ir blėt, tau tokį tortą atneša. Deserčiuko, nors deserčiuko dar? Kas yra bešamėlis? Bešamėlio padažas. Baltas padažas, tas, kur miltai pienus. Ai, šitas? Tas, kur būdavo ant kiekvieno kotleto. Ai, supratau. Ja, aš tiesiog į padažų. Jo, baltas. Kas desertukus nemokamai atneša. Tu pavalgai, you finished, yeah, we finished, piece. Tinginį atneša, jie tinginį turi. Pavagė iš mūsų, grinai. Ne, tai čia jų nacionalinis. Pagal jų charakterį čia turėtų graiko būti tinginys. Didžiausias darbdavys, kaip pas mus tesonetas, tenais tinginys. Keksiukai. Tai prisivalgiau tų gyrų visokių. Dėl to svoriai priaugai. Nu, tai taip, nes prikimšau save visiškai, kimšau viską, kas įmanoma. Išskyrus vyrus. Nepatiko graikai vyrai. Nes be vyro važiavai. Be vyro važiavau. Kaip graikai hot? Bet kažkodėl aš nemačiau jaunų graikų vien tik senius. Bet dėl to, kad mes, matai, mano hebrai užvarytinai buvo 2 savaitės prieš, jie po salas keliavo, ten šilta, karšta, deginasi. Ir aš prisijungiau 5 dienom, kai jie atvarė žemyninę dalį ir buvo 14 šilumos ir lyjo visą laiką. Ir aš visą laiką tiesiog su džempu ir striukę buvau. Pasiėmiau maudymkę, blėt, sijonus, crop topus, važiuojam. Visą laiką tą pačią aprangą. Džempas ir kroksai. Tai ar apsipirkai Akropolį? Zara buvo uždaryta. Bavę. Va čia geriausia yra, kai išvaro panas ir nuvaro į tą pačią pardę, kur tu turi Lietuvoje. Varom į Zara. Ką? New Yorker. Aš Graikija labai gero New Yorkerio. Kur nes, tipo, tos etiketės tos pačios, žinai, kur, tipo, kur nuvarai, tipo, o, Lenkijoje gal pigiau ten zlotais, ta pati etiketė eurais. Tu litais, ne litais eurais gali rasti kailą. Lygiai tas pat. Kokia yra ta Britų, kur Londone visą laiką panos varo apsipirkti? Primarkas. Bet tai visur jis yra, ne tik. Jo, kur aš 5 minutėm į Primarką tu. Jo, aš niekad nebuvo. Negesink mašinos 8. Bet tai Primarkas realiai Pepko yra. Tas pats šūdas. Jo. Tik daugiau. Jo, gali rasti South Parko maikę už 5 eurus.
ten visko. Ir jaustis jaunu 32 Jo, būdamas ir to 15 metų. Ir pasakiau, blėt, užsidėjęs vis tiek katinu. Jo. Tai Vis dar jaunas. Graikijoje šiaip buvo žiauriai keista. Mes susivedėm, tipo, nes tipo centre pasiėmėm chatą ir mums kažką rodo navigacija, tipo, kad negalima važiuoti. Tai suveskit savo numerius. Ir pasirodo, kad Graikijoje, kad tu važiuotum į centrą, centrinę dalį, nelyginiam dienom, nelyginiai mašinų numeriai. Lyginiam dienom, lyginiai mašinų numeriai gali važiuoti. Pasibaigs skaičius turi? Taip, Nelygiai. pasibaigti lyginį skaičiam ir jie taip riboja patekimą į centrą. Wow. What the fuck, na, koks genijus sėdėjo pas juos Seime ir tokie, žinai, kaip per pusę sumažinti. Tas pats, kuris Graikija iki krizės nuvarė. Bet, žinai, tada nelyginį turėti numerį daug labiau apsimoka. Jo, Vieną dieną daugiau. 50% off. Jo, ypač sekmadieniais. Ja. Šventą O, dieną. bet čia geras. nu ir mes taip... Kaip mes gyvuojam? Kaune yra. Kaune įvažiavimas mokamas yra. Ja. Į centrą? Taip, Jo. taip. Ko? Jeigu važiuoji Jo. su Boltu į centrą, kad norite jau nuvežti, ar ten į senamiestį, Da. tai plius 2 euriukai. Nuo kada? Nuo praeitų metų. Taip, Blet, taip. Nebuvau Kauno centre senai. Nes man buvo, aš išvažiavau ir tipo, bet kaip susimokėti? Tai buvo nieks, nėra šlagbaumo, kad, žinai, tam pridedi kortelę, bet po to atsidariau, kai kitą kartą atsidariau appsą, kur parkingą ir, jūs, tipo, turit skolą 2 eurų, nes buvot senamiestį. Nu, okei, susimokėsi. Ble, taip. kaip keista. Nes tu važiuoji, tiesiog nuskaičiuoja tavo. Nu, aš jaučiu, tenais elektromobiliai gali šiaip važiuoti. Turbūt pas mus kas Galės. Vilniuje nemokamas Pas mus Vilniuje parkavimas. pizda yra. Aš tau pasakysiu. Nu jo, nes valanda parkingo Milano zona kiek dabar? 5 eurų kainuoja? 4. Kai Stonkus vestuvėse buvom, aš pasistačiau mašiną 4 valandas, man atrodo, 5 valandas, 25 eurų. Kažkas tai, 25 eurų. Taip, bet čia dėl to, kad Stonkus vestuvės gal. Nu, ja, Prie berniukas paėmė raktelius. Serė, jūsų numeriukas. Berniuk per bagažinę teks lipti į automobilį. Nuvarėm pavalgyti su Vaidotu. Užrakino mašinas. Blet! Sakau, Aš kas negaliu yra? užrakinti savo mašinas. Sako, reiks per bagažinę lipti atrakinti. Nu, Pas pizda. mane su pulteliu užsirakina mašina, bet neatsirakina, bet mano bagažinė neveikia, tai aš ją bet kada galiu daryti. Tai aš atdariau ir tiesiog kaip žirafa gimdė, atsidariau tas galinės sėdynės, įkišau raktelį, ta degimas yra, ta ant durelių paspaudė, kad atsirakintų. Lip, Kristoforai. Viskas gerai. Kokia... Nes Forde tas pats mechanizmas buvo. Nu, ta prasme, kad aš su pulteliu nerakindavau jau tik su raktu, bet ir raktas kartais pastrikdavo, bet kadangi bagažinė niekad neužsirakina, ir tenai bagažiniai net buvo tas išlūžo spinelė, tai mano tėvas padarė kažkokį šlitavo metalinį šuduką ir po to, kad iš vidaus, kad atsidarytum, reikia temptelti kažkokią svyrį tenai padaręs. Čia kažkur paslėptas bairis apie... Tualetus ir kabliukus. Panašiai. Bet tai tu uždirbi, kodėl tu... Jo, bet aš dabar iki galo važinėjau šitą mašiną, paskutinę savaitę šitą automobilį. Volkswagen Passat 2014 metų, jeigu norit, gedimų beveik nėra. Bet reikės kaip per bagažinę. Okay. Kol neužrakina, tol viskas ok, kol nevažiuojat greičiau negu 90, viskas ok. O tai tu rakteliu gali užrakinti? Nėra pas man raktelį. A. Būdavo ten tipo įkišti tie dar raktelį, bet aš tą raktelį, nu žodžiu. Tiesiog po šito podcast'o kieme nebebus tavo mašinos. Aš džiaugčiau, aš tą nežinau, galit pavogti mano mašiną kas nors. Žinot, kad nerakinta yra. Bet draudimas tai visi kompensuotų. Nu tai va, tai tam yra esmė. Aš dabar žiauriai tikiuosi, kad pavyzdžiui, aš dabar pastačiau mašiną, mano svajonė būtų išėjus pamatyti, kad koks nors BMW įsidaužė į mano mašiną ir jinai nebetaisoma yra, kur jau tenais kokia ašis pasukta yra ir, o ne, reiks nurašyti automobilį ir aš. Vajei, mano brangų į Passatą nurašyti reikia. Kaip jūs drįsot? Kaip aš dabar važinėsiu? Jo, tik tai padėti vaiko batukai, padėti žodį. Galiu bent jau pasim daiktus, kas liko. Brangiausia. Jūs gavot video? Galim, žodžiu, tai mes ten keliavom po to žemynę dalį. Nu ir ten, salos yra zaibys, kaip supratau, žemynė dalis yra žiauriai nuskurdusi Graikijoje. Žiauriai. Kaip bonžinas atrodo. Žiauriai. Ir mes, sakom, važiavom tenai biškai, aukščiau buvom pavažiavę nuo Atėnų ir sakom, davai grįžtam į Atėnus 3 valandos kelio, daisas randam pakeliui kažką stabtelti, kad kažką paveikti. Ir aš ten suradau, kad po 1,5 valandos kelio yra kažkokie terminiai vandenys. Terminių vandenų sveikatingumo centras. Tiesiog tikiai išsmaudyti. Ir žodžiu, nuvažiuojame tų terminių vandenų sveikatingumo centrą ir galima video paleisti. Čia yra sveikatingumo centras, ne? Taip.
Įdomu, tikrai. O galima nepakreipus galvą. O čia bus garsas? Ar reikia garso? Nu, ką, žinau, galima būtų uždėti. Atrodo, kad tiesiog celofanas filmuoja, kaip pastonkų varo. Ieško užkulisiuose. Mane Nėra dabar garso, visur įleidžia. Nėra garso, bet, nu... O kitose bus garsas? Bet tu gali garsint. Nu, žodžiu, ir čia aš tiesiog apėjau, čia ir aš ieško administracijos, nėra administracijos, tiesiog tušti visokie tokie pastatai. Karačias Samoškos video. Miegojau apleistoj psichiatriniai. Bet ir čia, Nepatikėsit, kas nutiko. atrodo, nupistos iš geležinkelio stoties kėdės tiesiog pastatytos. Ir kai tos video, ir tada galiausiai radom įvėjimą, kad ten aplinkui. Ir tada, tipo, va, nueikit į persirengimo kambarį jums. Va čia jūsų, tai čia moterų persirengimo kambarys. Kėdės ir aš galvoju, nu, ir čia, tipo, apsiprausti po visko apsiprausti. Euro remontas. O, baba. Man patinka, kad taip nešvaru, bet vis tiek bijo plaukų. Nu, būtinai uždėlį, žinot, Jo. plakai čia sugadins. Neduok dėjau užkimšytų kanalizaciją. Tai ir tai aš pamačiau, blėt, tą vonę, jinai išgraužta, tenai tų terminų, tos sieros, viską, o blėt, nuo tos sieros ten kiaušai smirda, tiesiog kiaušais, žinai, kaip po Velykui, 2 savaitės sieka kiaušas ir netyčia iškrenta. Ir dūšta, blėt, va toks. Žinai, kaip kiaušai smirda? Ne. Ne, jūsų kiaušai, vištos kiaušai. Ir, nu, tai va, ką ten daro, kokias procedūras? Tai ten tiesiog pasirodo yra vienas baseinas lauke ir viskas. Šilto Ir vandens jis tiesiog? biški šiltesnio vandens negu įprasta. Nice. Ir viskas. Tai net daugiau nesukūrė istorijos, kad koks ten Dionizas tempė savo va, šito mano vonė tiesiog. Nice. Ahuiena. Nu, va, Aš tiesiog va čia taip šventoji įsivaizduoju. Energetiko namelės. 100 metrų į jūros. Ir ten, žodžiu, ten sėdint toje administracijoje gal 4 žmonės, kur tipo nachai, nes kai mes atvarėm, buvo 2 babos, tiesiog maudėsi tenai tam baseinė, mes atvarėm, mes sakom, mes tenai pakėlėm tą apsilankančių vidurkį amžiaus, kokį tikrai pareguliavom, bet esmė, kad 8 eurų žmogui. 8 eurų žmogui už vieno to... Kiek nori, tiek būni? Ar kaip ten? Nu, tu daugiau nei pusvalandžio nelabai ir norėsi būti. Jo. Dabar tik pagalvo, kad pusvalanduką kokį. Jo, nes tas vanduo net nėra, kad būtų šiltas, nu jisai biški šiltesnis negu įprasta. Čia, pavyzdžiui, nuvarytum kaip džekuzi, kokiam, tai ten džekuzi šiltesnis būna. Aš esu buvęs Budapešte, tų terminių kažkokiam patvardangum. Ten labai gražu. Ir ten, tipo, ten tą vandenį tavo berniuko statulą myžant, tavęs tą vandenį ten. Aš matęs, tiesiog berniukas myža. Tai ten... Ir šilta. Jo. Tai ten irgi labai didelė ta vonė, nu kaip vonė, kur visi sugulė ir visi sukasi ratu. Ir tokį sūkurį sudaro. Savo norą sukas? Jo, tiesiog visi kažkaip juda ir kaitinasi, bet aš vakar buvau Višy vandens parke. O, prašau, kaip gyvoja Višy. Ir šiaip jau netoli tokios kondicijos, kai kurie tenais... O aš mačiau, kad kažkas filmavo, kaip iš išorės tenai lašo iš tų tunelių. Jo, ten jau dalį atitvėrė, ten jau į lauką nebeišplauksi. Tai kas man labiausiai įstrigo, kur yra toksai... Jūs esat buvę? Ne. Labai senai. Nu, žodžiu, yra toksai kaip sudaryta dirbtinė upės srovė ir tiesiog, tipo, įkrenti ir tave neša. Lazy River. Jo, ir tave įneša į tokį tunelį ir stovi moteris, nu, jau baba, ir ten eina iš dugno labai tvirta srovė, stipri, ir ne taip tiesiog. Ai, na. Ta prasme, mes plaukiam su draugė, aš toks, nu va, po to į džekuzį kritom ir ten tos babos visą laiką. Fantazija. Taip sakant. Aš esu impulse matęs, aš impulsą lankydavau ir yra tos, kur iš viršaus srovės irgi eina. Nu tai, 6 srovės, 6 babulkos ir viena į kitą. Aha. Ir tu nepakliūsi, nes esi po valandą. Yeah. Bet jos taip įsitikinęs, kad aš taip numesiu svorą. Aš tai nemanau, kad aš ne apie svorį pagalvojau. Žinok, kad ten ne dėl svorio. Manau... Aš labai naivi. Nes jeigu tu ties srovę stovi... Jo, nuo kur tu nori numesti svorio? Nu gerai. Bifštekso. Bet turėtų, nu, tipo, turėtų veikti, ne? Kaip pagalvoji, tokia srovė. srovė. Nu, tai taip, oi. Nu, tai tik tokia srovė, ar gali ten kažką paveikti, kai jau taip viskas iškrytė, tad mėsos. Lūpas, taip. Sklaidas. Kaip knyga. Praverti.
Tai žodžiu, tai va, esmė, kad Hebra gavo jūras, deginosi visą kitą ir tada, o aš gavau, tokį... Gavai istoriją. Nu, 8 eurų nėra daug, 8 eurų. Nu, ne, nu, bet žmogui, žinai, kur mes tavo 4 ir už smirdantį vandenį biški pašildytą. Mhm. Nu, bent žinai, bent jau žinėlinės neparsiveži kokios nors, ar dar kažko. Nu, dar pažiūrėsim. Kol kas. Kol kas atrodo, kad ne. Nes... Aš palau, jums nepasako, kaip buvo mano senais laikais, nu, kaip senais, kaip neseniai dar buvo Višyje atsidaręs vandens parkas. Mano kirpėjos dukraja su savo močiute į tą Višyje vandens parką ir leidosi tuo, nežinau, tuneliu, sakykim. No. Ir darbuotojai buvo pamiršę uždaryti vieną dalį ir jinai piso galvą į žemę. Išgyveno, bet ten buvo... Ta prasme, uždaryti vieną. Nu, jinai leidosi tuo nusileidimu. No. Fortkę atidarytą paliko. Jo, paliko fortkę atidarytą. Tai tu varai tuo tuneliu ir... Jo. Ai, ta prasme, kad tipo apačioj poje buvo tuščia. Ne, nu, blemba, viena dalis, kai tu leidėsi tuo, nu, tunelis, ne tunelis, No. jisai buvo vienas atidarytas, nes valymo darbai ar kažkas tokio, ir tiesiog į žemę piso. Aik, tu, na, tai turėjau užsimušti. Nu, tai ten mažai trūko. Tai... Aik, tu, na. Šie ir kiti jokai. Jo, ko? Filmuojam pirmadienį, nuotraukos tokios, superinės. Ai. Kalbant dar apie ką dar pozityvaus galima, apie balionus galima pašnekėti. Neplanuoti daugiau niekur skardyti, nes labai sudėtinga šis Žinoma, kaip man pasisekė, nes aš grįžau šią savaitę, tai vat, kažkaip įkliuvom į tą, kur... Į langą. Jo, ketvirtadienį parskridom. Jo. Pataikė. Kol vėjo kryptis ne į Vilniaus buvo, tol neskrido balionai. Nu, tu čia pas mus ekspertas, aš apie balionus nieko nežinau. Nu. Aš Kaip nebesuprantu. spręstum šitą problemą? Aš kaip spręsčiau, aš nebe... Visus į gimtadienį. Reikia Vaikams iš cigarečių. Airijos dar tų gerų žaidėjų prisivežti. Ir to. Tai VTF geriausia turbūt parašė, kad į Baltarusijos pusę tiesiog paleisti aerobybį. Ir geresnio sprendimo nėra. Aš nežinau, man atrodo, kad dabar pas mus visi susipykę. Nuo komedijos iki politikų. Blet, Šakalienė su ta... Kokia mūsų pirmininkės ministras? Ruginienė. Atsimink pagal degtinę. Kas Nausėdą matė paskutinį kartą, aš nebepamenu. Buvau vakar kiemo pasinujęs, tai ne. Ne? Šaukiau, kad kamuolį išmest. Neišmetė. Šviesa dega. Dega. Per fortkę, per šitą. Per ir tik žaliuzę. sušaukiau, išsijungia šviesas, atrodo, nieko namuose nebūna. Tai nežinau, kaip spręs. Šiaip truputį liūdna, bet gal panikos irgi nereiktų per daug čia skleist, bet... Nežinau, aš tai galvoju, reikia numušinėti tiesiog. Jeigu turit namuose arbaletą, lanką, tiesiog... Jo, o tai, kuriam ten aukštą, tai negali jie pakelt ginklus ir šaudyti. Ta prasme, pakelt ginklus. Jie aukštai skrenda. Taip? Ne, jie aukščiau, manau, būna, negu kad iššautum. O tai mes neturim snaiperių. Turim. Ulanovas. Jasaitis išvažiavęs dabar. Ulanovas jaučiu... Radzo, Sirvucha. Sirvucha nėra snaiperis. Bet jis, žinai, jis būtų toks, jeigu jis ir balioną 8 kartus nepataikus 9 šaus. Jis nebijos. Bet jo no hesitation. Nes aš vis nespręsiu, kai visi sako sniperis, bet pasižiūri, ne. Gerai, kaip tu galvoji, kiek procentų metimų turi sniperis pataikyti? Aš manau 30. Čia sniperis jau yra. Bent 30%. 30%. Bent 30. O komikas, geras komikas būtų, jeigu 30% bairių pataikytų? Ne. Tai bent pusės gal reiktų. Reiktų bent pusės. O tai Sirvucha pataiko tiek? Ne. Tai va, tai koks jis sniperis? Geras, nes jis negalvoja, kad meta. Jisai vis laik mes, tai jam duosi jis mes. Bet tai čia blogai, tai jau geriau duokas pataiko. Šitą kamerą ir Vidžiui pasakyk, jis tikrai žiūri šitą podcastą, jis priims tavo kritiką. Jis nežiūri šitą podcastą, dėl to aš jau ir pizdėdam. Tai gerai, žiūrėk, su balionais yra problema ta, kiek aš savo objektyvę nuomonę galiu pasakyti. Jie cigariukus skraidina, ne? Taip. Cigariukai sveria kiek? Kokį 10 kg sveria? Daugiau, manau. 20 kg. Tai esmė yra tam, kad tu nušausi ir ta 20 kg krenta iš dangaus. Ir gali nukristi tau ant galvelės.
Net nereiks į Vičį parką nuvaryti, kad prisidaužtum. Jo. Gali ant tavo Bet tai namo iš tos nukrist. pusės cigaretės. Seniai, nemokamas cigaretės. Jei parduodi cigaretės, sustvarkai stogą. Nu, tipo, Jo, seniai. žinai, arba čia tiesiog pasiutė yra kontrabandininkai ir jie nejaučia saiko, arba Nu, jaučia yra nichuja, kaip ne. Čia hibridinė hibridinė. ataka. Bet taip, Paskambinkim Laurinui Kasčiūnui. Man atrodo, jis dabar nieko neveikia pirmadienis pusę pirmos, kaip tik pietų pertrauka turėtų Kristoforas būt. skambina. Ne, neturiu Laurino Kasčiūno numerio. Per telegramą mes bendraujame. ne? Jo, per signalą. Drops mėto. Bent cigaretės geros būtų, žinai, dabar ten vis tiek slimus. Ten slimus siunčia. Slimus? Taip. O, blam. Aš buvau Baltarusijai, man tas keista. yra, kad- O, nereikėjo šitą užsakyti. Prieš į atėmus varant. Jo, Transferis. Transferis. Jo, Gerai. nes draugė Baltarusija buvo ir kažkaip ten sako, varoma naujako, žinai, O kelintais Baltarusija. metais buvai Baltarusija? Iš 17-18. Patogiai labai čia pasakėjai. Kai dar buvo galima važiuoti. Nu, po to jau nelabai saugu būtų. Nu ir kaip, ar kaip Janutė nešneka, ten tikrai geriau gyvena žmonės laimingi? Sakė, jų mėnesio alga 100 eurų. Kiek nedaug reikia iki laimės? Kiek nedaug reikia? 100 eurų, tai tu čia gali 12 kartų į baseiną Graikijoje, tu gali 12 kartų į baseiną Graikijoje, ar čia ne gyvenimas? Ar, ta prasme, ne bet kas sau gali leisti 12 kartų baseiną per mėnesį. Taip. Jo, būtent. cigaretės atsimenu pirkom euras. Na, ir dar mes pirkom cigės, kur 2 skoniai, ne tai kaip pas mus tenai, vienas klikas citrinos, kitos Iš miško vienos uogų. pusės surkai ir tai iš kitos gali surkyti. Kuba libre. Atrukai atgal. Aš atsimenu, kad mano baba važiuodavo į turgų kažkaip apsipirkti ant dviračių, visokių ten draugiam išpirkdavo kažkas tokio. Išvažiuoju. Parsiveždavo jūs. Tai dėžėse. Nežinau. Tikrai atsimenu, kad reikėdavo surinkinėti po to. Nu, bet ten, nes, Koinų. pavyzdžiui, po naujakas buvo, kad mes tokia laukiam 12, tipo ferverkai bus, nėra ferverkų, bet restorane sėdėjom per visus tėlikos batkos kalbą. Visur paleista. Aš galvojau, kad nėra ferverkų, nes pagal Maskvos laiką šaudo, tai 11 turėtų nebūti. Jo. Man atrodo, 11 valandą Ne, anksčiau. šaudė 2 valandą nakties. Tai pagal Istanbulo. Nežinau pagal ką, bet esmė, kad paleido batką, tai kaip supratau, kad per batkos kalbą negali būti ferverkų. Tai batka pakalbėjo, Nėra šako švest. visi išgėrė. Arba batinukus net išjungia, kad nedaug dėt. Jo, šiaip taip nei vieno garso nebuvo. Šventa buvo batkos kalba. Nu, nafik. Labai norėčiau tokioje šalyje gyventi tikrai. Ir ten buvo irgi, kad mes buvo, blemba, kaip keista pagalvojus, mes buvom kažkokį bariuką nuėjom, nuvarėm vieną barą ir mūsų neįleido. Panelės ne jūsų vakaras. Žiūrėjau, hell, blėt, nėra, kad mes baisos būtume. 5 iš 10. Arba jūs žiauriai saugoja, arba čia yra didžiausias žaidimas, kokį įmanoma gauti. Jo, Tas jo. Baltarusijoje, kaip panos į barą neįleidžia. Jo, neįleid. Tiesiog. Ir mes tada susparinusios nuėjom į kažkokį šalimais barą, ten pasikrauti telefą, ieškot, kur čia nueiti, nes dabar jau mūsų neįleido tą. Ir kažkokie vyrai buvo, pradėjo kalbinti. Ir draugė, ten, kaip supratau, viena mano iš draugių, jiems labai patiko. Ir sako, nu tai ten kažką rašo, tipo, į mūsų sąskaitą jau gėrimus, kažką. Ir sako, tai kai jūs pavalgysit, išgersit, tai nusileiskit, ten apačioj klubas yra. Ir mes tojos, nu blėt, nu gerai, pasdu. Nu nežinai, jaunas durnas. Ir pavalgėm ten, jas ten sumokėjo tą sąskaitą, nuvarom tą apačioj klubą. O ten, blėt, Vėlgi priminsiu, kad Vita Žiba yra ambasadorė saugaus naktinio gyvenimo. Ribologijos. Beje, nupirkom knygą ribologijos Ilzai, kur kažkoks ten, kaip vaikam aiškinta apie taip. ribas, kažkas tokio. Tai visai faina gera knyga. Šiaip- Pabiškai mokom. nice, maladės. Šiaip, ten faina knyga, taip sudaryta, kad, ir padiskutuoti Jo, su jo. vaiku. Ne, bet ir šitą paskaitą. Nu, tipo, jeigu Tetos teta- Vitos apie nusileidimą į Jo, jo. neaišku klubą Minske. Pažiūrėsim, kiek išmokai iš tos knygos. Jo, Minske, nusileidžiam apačioj klubą, o ten, blėt, kablio dydžio. Nesveiko dydžio sceną, ta prasme, ir šoka tos, kaip cicino šokėjos, tik tais betų ant galvos, tipo plikos, visiškai, Nice. tipo biški dengia papai, viso šoka ant scenos muzonas, ką, žinai, dance floras. Minsko de Žaneiro. Ir belenkas ten taškas, ir aišku, visi viduje rūko, nes galima. Ir mes prieinam ten iš šono, tipo Cicina toksai. su pultu pareina. Jis dar gyvas. Oi, patikėk. Oi, siaučia. Čia mūsų lietuviškas batka. Cicinas yra.
Ir žodžiu. Ir tenai kaip yra tas visas dansfloras, ant sienos šoka pačioj žmonės ir iš šono, žinai, nu tiesiog viršų kilo laiptai su staliukais. Rampos. Nu. Kaip kabliai. Ir mes priėm ir aš, tipo, rodo, mums ateikit. Ir tenai stovi apsauginis, tą nukelia raudoną, mus praleidžia, mes nueinam į viršų. Ir, ten sėdi tie du vyrai, kur ten mus užkalbino. Ir tenai yra, kaip supratau, jie savininkai yra to viso klubo ir pas juos ten gėrimų, nukrauto maisto, ten visko, didžiausi stalai ir stovi, jie turi savo... Karpis, būtinai turi būti. Baltos mišrainės. Ir stovi šalia barmenas, jų nuosas, kur aš atsisėdau ir tiesiog stovi barmenas, iškart padaro man kokteilį ir toliau stovi laukia. Ir vėl atsistoja. Tada, mano draugė prigėrė. Ir mes jau tenai šokam, tipo rūkom, šokam, ten visą kitą ir tie parodo tom šokėjoms, nuogoms, ateikit. To šokėjos, man prie veido su papais, tiesiog, va taip, šiknas. Eiktų, na, ir aš žiūriu, ir man va čia, papai tiesiog juda baltarusiškai. Ir, žodžiu, jie ten davė mum babkių, bet turbūt dar kokios pas juos per pinigai, kad užkišti joms. Šitą padarė. Nice. Jie mum davė, aš tiesiog į tos stringus bandau į tas, kur jos telė, įkišti tą pinigėdį, kad laikytųsi. Pašoko, atėjo tada dar su dideliu tortu tenai su tais, kur šauna tuos tą ugnelę. Palaikė ir žodžiu. Ir tada man draugė tiek prisgerė, kad nuėjo vemti ir mes tada išvarėm pasapčiom. Viską sugadino balį. Ir sako, blogai gyvena žmonės, ar ne? Nu. Tai buvo crazy. Bet žiūrėk, kai tu viršui buvai, ne, ir pasakė, pačioj klubas yra, tai tu galvoji, kad va čia kaip šitas kambarys. Aš galvojau, kad biškai didesnis kažką, tipo, naktinis klubas. Bet neatrodo, kad bus toks pompastik. Kaip, Nes ten nesveiko dydžio, ten, vos ne kaip arena, ne arena, jeigu ryto arena, nebent. Pizda. Nesveiko dydžio. Nusileidė ten angaras. Ir pilna žmonių buvo. Pilna žmonių, šokėjų, visko. Nice. Žiauriai crazy. Žiauriai gera istorija. Tai visą laiką yra zaibys turėti vieną draugę gražią, su kuria tu gauni crazy istorijų. Kaip tai tavo draugiai pasibaigė? Dabar turi vaiką, vyrą. Nuo Baltarusio. Novosibirskio gyvena. Kasdienai darytą karpį valgo. Su kutais padavėjas vaikšto. Nebebendravom dar, nes kai pradėjo patapo neščia, nustojom bendravot. Nes jinai tapo super mamytė prieš pagimdant dar. Tai man buvo labai sunku. Mes pradėjom apie skiepus kalbėti, nes dar COVIDas plus minus buvo ir taip pasako, aš pati žinau, kas mano vaikui geriausia. Nors jo neskiepisiu ir aš taip... Okay. Nu ką padarys, aš penktadienį buvau prašmatnioj vakarienį labai su labai random kompanija, kurie buvo Mantas Katleris, Merūnas Vitulskis ir Erika Vitulskienė ir aš. Aš tada pamačiau tą istoriją, galvoju, kaip, kas ir kodėl. Taip. Čia skamba kaip kitas kampas prašyti improvizacijų žmonių. O čia ne LRT laida yra? Vietos reikia. Prabangus restoranas, degustacinė vakarienė, dabar reikia žmonių. Gerai, kas sėdi prie stalo? Merūnas. Su žmona. Su žmona. Katleris ir tas, kur... Tas ilgas. Tas, kur laidą veda ir nešneka per televiziją. Tai... Aš buvau praeitą šeštadienį, Nanto studija yra, rekomenduoju visiems japoniško maisto restikas, kur patys geriausi raminai Lietuvoje. Ir kažką su manteliu susirašėm. Kas įvertino? Žmonės. Pagal kokią čia skalę? Kokiais šaltiniais remiant? Šiaip Katleris įvertino, kaip buvęs nekartą Japonijoje, kad čia arčiausiai japoniško skonio. Ir, žiūrėk, side note, jums nėra tokio dalyko, kad, pavyzdžiui, tu mėgsti kažkokį žiauriai maistą ir nuvarai į tą šalį, paragauti būtent to maisto ir supranti, kad nepatinka tau tas maistas, kur tipo, kai tradiciškai... Gerai. Pavyzdį. Labai gal kontroversiška nuomonė. Aš kai Italijoje valgiau pizzas, vienas blogiausias pizzų buvo ever. Tai visko gali būti. Nors aš variau tas vietas, kur visi vietiniai rekomenduoja, ten 4.9 vertinimai ir panašiai, ir man vis tiek tas... Galima to balto, padažiuko balto labai norėčiau prie šitos pizzos. You know, this daumantų. Tau reikia, Fuflavičiaus. Tau reikia jaučti čideko studentų pizzą, kur su dešrelėm pjaustytom. Tau reikia firminės, kur dar padas ant viršaus. Kad iš abiejų pusių nejaustum nieko. Tada buvo su kebabais tas dalykas. Aš prie lietuviškų kebabų žiauriai pripratęs nuvariau Turkiją. Turkiją šiaip daug išmaišiau nuo mažiausių kaimelių iki didžiausių miestų. Ir tipo ten, kai varai, tenais jie
Adana? Avies tipo būna Jo. kažkoks dalykas ir tada dar jie blėt ant viršaus kažkokią avies tauką deda, kuris Taip. šildas ir bėga per ten ir žiauriai šūdinas toks poskonis yra. Tai Dėl tipo, to, aš visą laiką Mes įsivaizdavau. labai avienos nevalgydom, tai mūsų net nevirškina genai. Okay, gali būti. Ir Nors tipo, tu pagal išvaizdą turėtum virškinti. šiaip aš kur nukeliauju, labai daug kas galvoja, kad aš vietinis esu. Mane labai dažnai kreipiasi. Jo, jaučiu Norvegijoje irgi tokia, hai. Norvegijoje man su šakėm barą, sakė, kad čia blėt apisau šalį, aš jau Nebenumosim visi būtų. mokesčiai man pareina. Bet jeigu kažkur išvarai link pietų, tai ja. Nu, tipo, apie vidurio rytų pietų. Į rytus, Bet per jeigu aukštas išvarai. būtum, kaip jiem vietiniam. Jo. Šiaip yra tas, kai Turkijai keliavau per mėnesį laiko vieną savo ūgio bičią pamačiau ir mes viens kitą pamatėm ir My brother, where aš have ne you been? vienintelis. Fenerbahce. No, bešiktaš. Tai nuvarai tą šalį ir paragauji tą maistą, kurį tu jau mėgsti Lietuvoje, bet tada tu supranti, kad tu mėgsti lietuvišką versiją. Taip. Dėl to, kad nes pagal mūsų pritaikyta. skonius pritaikyti. Ne. Pavyzdžiui, aš jaučiu nuvaryčiau į Kiniją ir man ten tas guabao vištiena tikrai Lietuvoje skaniau, nes pas mus padažiukas, jinai cukrus visko privaryta. traškumas. Jeigu aš nuvaryčiau į Kiniją, aš kuo toliau nuo... Bet ten jaučiu viskas taip aštru Vyšnaitis. būtų, man visi, kas iš Jo, Azijos jo. parva. Aš, pavyzdžiui, man jalapenas yra max levelis, Jo. kiek aš galiu ištverti, jalapenas jau yra, ir tai jalapenas, aš žinau, kad jau tik toką paskrolint dar turėsiu praskėtą šikną, nes biškai prasivedinti reikia su vėjeliu. Bet ten vis iš Tailandų grįžta visokių Vietnamų, Kinijos, tai žiauriai aštru viskas yra. O tai manęs net... Aš man rameno, kai Lietuvoje ėmė, nuo 1 iki 5, kiek aš tai noriu, 1, bet šiknai 5 aš turbūt. Aš nežinau, Nu, kodėl. tai va, o tenais, kur tau nanto, tai jisai visiškai neštrus, jeigu tu nori, ir tau atneša pastos tiesiog. Bet mes buvom Dantų degustaciniai. pastos. Išsivalyt dantis. Pomidorų ten čili kažkas, bet ten ir jau irgi Pastas, reikia atsargiai. dantų ir mandarina. Čia desertas bus. Nulupta. Tai, blemba, turbūt prabangiausias maistas, kurį buvau valgęs, kur ten po vieną patiekaliuką, vieno kasnio, ten 10 gal skirtingų atnešė, kur Merūnas ten visą pasaulį apkeliavęs, ten buvęs aukščiausio visokiose Mišelinuose, kur sako, čia tipo Mišelino lygio maistas. Aš toks, jo, skanu. Skurita yra. Nu, nes mano skonis nėra išlavintas, kur, žinai, ten jaučiu ten tokią ir tokią natą. Unami visus. Man yra tiesiog, man labai skanu, neskanu, viskas. Ten buvo labai Nu, skanu. tai gerai, tai kas buvo vienas, kas įdomiausias dalykas būna, nežinai, ten būna, kur ten jūreivio bato nuovera kažkokia. Ne, buvo ten tokia bliudelė šukutės su tokiu kremu, šiek tiek aštresniu, kur irgi ten visokius skirtingos konsistencijos. O šukutės yra iš kriauklių? tų? Jo. Toks didesnė. Buvo Šukutės šalia šepetį. tepalo, biški. Eriukas, o tas pats buvo, kas gal nelabai japoniška, bet buvo eriuko čiopsai. Bliam, dabar kaip aš norėjau valgyti. Buvo tunas, buvo jautiena, buvo tokie krepšeliai. Arba nebūna, kai tu kartais aptari tokią vakarienę ir tada supranti, kad, nu gerai, dabar po šito aš mėnesį valgysiu, tipo, nušūdą. Tai jo, nes aš kitą vakarą jau su kisleku į pliusus ir valgiau tos sumuštinis po eurą. Man todėl. O vakar buvau jami, kad visiškai uždaryčiau savo gurmano Skonį savaitgalį. palėtę. Jo. Kaip imbėriuką biškai nusiplautas. Jo, Jami kebabas yra kaip imbieras. O pasakoja apie kiekvieną patiekalą tenais. Jo. Nieko nėra blogiau negu tu neišmanantis. Aš irgi esu buvęs vedai degustaciniai vakarieniai. Ateina ir pasakoja ir tu. Tai čia tasai jūsų... Ne, bet apie maistą tai bet dar pas mus buvo ir somelie, kuris apie kiekvieną vyną pasakoja. Ten jau sudėtingiau, žinai, kur regionas, ten tokios ir tokios natos. Man irgi vynas yra arba skanus, arba neskanus, kur atneš vieną toks... Dar spalvą gal atskirčiau. Jo, va šitas. Tai va, Vieną tikrai atspėjau, sakau, iš spalvos, čia bus slyvų, sakau, čia desertinis, sakau, taip. Oi, tai jau čia ir daug. Kristoforas pastalu. Rūkyk merų. Aš žinau, kad Rose vynas yra baseino vynas, kad reikia jį šadytą gerti ten lauke Rose. Baseino vynas. Nu, vadinamas. Prie Graikijos baseino. Prie Graikijos baseino, jo. Nes neišgėręs nenusimaudęs. Tai fantastiška, ta prasme, šiaip niekad su Merūnu nebuvau bendravęs iki šios savaitės, kai filmavom ŽKM. Galiu pasakyti, yra
Dabar mano... Bet tie ŽKM, žinok, žmonės nesupranta, ką tai reiškia, nes čia lygiai Žinau, taip kad pat kaip meluoji. tie politiniai, žinai, FNTT prie SSPTP, kad taip pat su LSDP. Okay. Tai va, tai noriu O pasakyti, tai kad Merūnas yra mano vienas dabar mėgstamiausių žmonių, tikrai kviesiu savo jubiliejų. Va taip. Jis tada buvo nebus. palauktas. Jis buvo mano pernai metais. Pernai tavo metais. Bet nekviestas. Tai, Ne, ten visgi dar kas ten Jo, jo, parašė. jo, jo. Merūnai pridėk. jo, tai šiais metais... Corner kafe nuvarėm. Anui su Merūnu buvom. Wow. Tai, O tai kaip jūs čia keturiese sustikot? tiesiog susirašėm, turėjo laisvą vietą. Mes tiesiog va taip draugaujam visi tarpusavį. Merūnas parašė Katleriui, Katleris parašė man, nes Aistė nevarė, jie dar su Manteliu ir Aistė varė kitą vakarą tą pačią valgyt. Tai aš tiesiog į laisvą kėdę atsisėdau, bet buvo pakankamai vyno daug priragauta, tai patiko. Labai patiko. O kas Kartočiau. Vitulskė nepakvietė? Erika irgi fantastiška moteris, labai man žiauriai faina kompanija. Varysim į bowlingą visi tikrai vieną dieną. Ir O jau dabar jau šeimom draugaujam. Jo. Mes su Manteliu. Jie dviese. Taip, ten šunų istorijom pasidalinom. Kas laido, ką nelaido. Valdovų rūmai yra skemas. Aš turiu tokį dalyką pasakyti. Va toks superimas. Taip, aš noriu labai pasakyti šitą dalyką. Vakar buvo paskutinis sekmadienis. Paskutinį sekmadienį gali nemokamai. Gyvenimo daug. Paskutinį sekmadienį. Tu paskutinį sekmadienį gali nemokamai muziejus eiti. Ir mes su Ilze dukra turim visą šį tipo varom į kažkokį muziejų vis kito. Ir Valdovų rūmus vis nedasiruoždam ir nuvarėm. Ir tenais yra 4 maršrutai. Tu gauni bilietą, ant bilietą parodyta visus 4 maršrutus gali eiti. Sakau, 1, 2 maršrutai, einam, tenais kažkokie bus ginklai visokie įdomu, šarvai, labai įdomu, kambariai atrestauruoti. Valdovai. Jo, ir tu eini. Brazauskas guli. Ir ten, kur turi praeiti, tiesiog kėdė padėta yra. Ir aš toksai apsauginis, sakau, čia, ne, jau uždaryta čia. Tipo, iki 4 veikia, dabar ir 2. Nu gerai, uždaryta, tai uždaryta. Einam į 3 ir 4 maršrutą. Nueinam, eini, nu čia gerai, vieni šarvai, vienas ginklas, kažkokių paiksliukų pilna. Tada eini, antram aukšte turėtų būti atrestauruoti kambariai, kur visokie paveikslai didžiuliai, baldai visokie, labai fainai gražu viskas. Ir tiesiog uždėta ta juosta. Ir ta lipi žemyn laiptais, tu pamatai vienus šarvus, 3 paiksliukus ir išeini lauk. Tai in and out 10 minučių užtrukom su 5 metės vaikščiojimo greičiu. Nuostabus Valdovų rūmai. 10 iš 10. Bet tie, kurie... O tai įdomu čia tiesiog, kad sekmanį, kad šitie niuchai nemokamai tipo, tavai leidžia, bet tu tai pažiūrėk, peislauk, žinai. Valytoja užgėrė, žinai, nebėra tatakos išvalys. Nes visi kiti muziejai, kuriuos buvom diską gali, tipo, matyti, bet Valdovų rūmuose nieko realiai nedavė pamatyti. Nu, tai susimokėti reikia. Jo, ir gan daug šių kainuoja. Na, ne? Jeigu mum, tipo... Kiek 8 eurai. Čia tau negreitai. Ir dar savo rankšluostį pasiimti reikia. Šeimos bilietas 2 suaugę vaikas, man atrodo, 3-6 eurų. Oho. 3-6 eurų. Čia Nu, tai tipo bunkės toks, koncas. realiai 6 valandas parkingo Vilniui. Tai čia labai daug. Čia labai brangiai. Tiesiog norėjau pasakyti, kad Valdovų rūmai skemas, visi kiti muziejai žiauriai gerai buvo. O esat buvo tam mokslo sala Kaune gal? Man tas patiko. Bet mes buvom, į patį muziejų nenuėjom, mes nuvarėm į planetariumą. Pala, čia į tą, kur gyvūnai per tą gimtadienį, kai varėm. Ne. Čia Žalgirio saloj. Žalgirio saloj. Ne, Nemuno saloj. Ką žinau, ko ne viskas Žalgirio. Kur va ten viskas Žalgirio. Oro uostas greitai Žalgirio mokslo vadinsis. centrą atidarė, tai tipo yra planetariumas ir yra ten gan interaktyvu, kur gali... Jo, nes tas interaktyvus irgi žiauriai fainas muziejus. O planetariumai... Pala, Vilniaus planetariumas. Planetariumas? Degė. Kai sudegė. Sudegė, tai dabar... On fire visiškai. Visą laiką juodas dangus dabar. Lubas Tai pavydavus. įdomu, jau veikia ar ne? Nes aš vis ten praeinu. Tai Nemanau. tas kupolas O jo buvo... negriovė? Ne. Aš manau, jeigu tai planetariumą nueitum, netgi jeigu ir veiktų, būtų labai panašiai kaip tu filmavai, kur tu turi šaukt, kad administracija prisišauktum. Žinai, jeigu ne ekskursija vaiko ateina, tai ten nieko nebūna. O jūs varydavote į Vilniaus planetariumą į ekskursijas? Ne. Ne? Ne, nieks neveždavo. Nes matai. Kur jūs varydavo? Iš Kupiškio, kur varydavo? Tai kokį nors jau šiltnamį blen varydavo? Į Latviją nuvarydavo? Ką? Tiesiog video man jungia. Ką? Kodėl jūs jungiat video? Ai, čia tai, kad tu skrodini. Jo. Pišas ant šizuchos. Mes, atsimenu, kad vežė į Filharmoniją. Stebėti. Bet iš lauko pažiūrėtus. Čia.
Čia renkas aukštuomenė. Ir dabar į Akropolį. Varom į Akropolį. Ne, atsimenu, kad viduj filharmonijos kažkokį koncertą, bet mes per jauni buvom suprasti, čia muzikos mokykla ir vežė. Ir aš atsimenu, kad bičiai gale prigėrė ir tiesiog visą tą koncertą tiesiog vėmė tūlikę. Eido vemti. Visai kaip aš Offspringos. Prisiminiai paauglystės dienas? Beškelį. Nu, tipo tas paauglys, nežinau. Aš mano net laiku tą Offspringai grupę, visi biški vyresni buvo kokiais 5 metus, bet visas dainas, žinai. Galvoju, tiesiog Paulius nupirko bilietus ir neklausė, nori ar nenori. Pats pasiėmiau. Nes aš mūsų viena ekskursija buvo, kur mes važiavome palei Panemunę į Piliakalnius ir irgi prigėrė visi bernai, ir kur ant atlošo autobuso tie tokie priklijuojami dalykai, kad neišprakaitotum, tai tiesiog važiavo autobusas ir per forkę. Fukt! Vieną po kito. Fukt! Na. Ir tada tos mano klasiokus, kur išmetė tos visus, nežinau, pošalmius, autobusų vairuotojas su laidu gaudė ir pyzdino. Tai grįžo ne tik girti, bet ir atpyzdinti gerai. Na. Bet ant kiek lievai važiuoti iš Vilniaus? Iš Vilniaus visur tu Vilniui realiai važiuoji ekskursiją. Nu tai tipo tu su antru troleibusu jo, važiuoji mes kartais su 22 važiuodam nuo Lazdynų iki centro pasivaikščioti ten į kokią Onos bažnyčią. Mus dažnai į Anykščių baseiną veždavo, nupraustmus purvinus. Nes nebuvo Kupiškių, dabar tik atsidarė po kiek metų baseinas. Tai dabar iš vis baseinų infrastruktūra viso Lietuvoje, kiekvienas Lietuva yra veik parkų ir baseinų. Ir apžvalgos bokštų. Realiai kiekvieną miestelį dabar esi. Bet tai aš jums parašiau TikToko rubriką. Grįžta sena gera TikToko rubrika. TikToko patikrinimai. Ką man meta pastaruoju metu, ką aš labai mėgstu, tai įvairiausia lietuviška fauna, nuostabus žmonės, verti dėmesio ir jūsų užsakymų, jeigu tikrai galvosite šventes organizuoti, tai tikiuosi turėsim garsą, ar ne? Labai nepatikimai mūsų video bičiai skamba šiuo metu. Tai pradėkim nuo pirmo video. Ir tiesiog raustų video įmeta. Čia antras vestuvės, kad ar darė? Turbūt. Ir Manto vestuvės čia šiandieną bus labai gražu, nes čia šiandieną bus didžiulė šventė. Aistė ir Mantas šiandieną sukuria šeimą. Ir Mantas. Galima kiekvieną kartą išgerti, kai jis pasako šiandieną. Per vieną sakinį 5 kartus šiandieną pasakė. Jo, Mindė yra mano. Aš čia besustabnu, nereikia visų iš karto. Galim biškai pakalbėti apie tą teptuką. Šiaip aš čia atradau ne per seniausiai įspūdingi kiek visi video, praktiškai taip. Ja? Ir ta maniera nėra pametama. Jis yra 100% net pasiruošime renginių vedėjas. Jo, jis yra didžėjus. Aš esu vieną kartą įkėlęs jo video į Instagramą, tai pasirodo jis yra NT brokeris. O, tai aišku. Tai iš tikrųjų fantastiškas. Bet čia, žinai, kur tu susirinki, kaip galima susirinkti visas profesijas, kurios labiausiai užpisa? Jo vizitinė kortelė tiesiog yra Rubiko kubikas rankegienas, NT brokeris, čia pervežimas į Angliją daiktų, vestuvių vedimas, didžėjaus paslaugos. Ant troleibuso galo vis tiek. Renginių vedimas, raktų gamyba. Raktų gamyba. NT brokeris. Tai šiaip labai daug heitų jisai susilaukia internetinėse. Tikrai? Jo, bet ne dėl tokia heito gauna kažką? Jo, bet jis susilaukia heito dėl to, kad yra žemo ūgio. Bet mes ten neisim. Pirmo levelio žaidimai. Tai jo, Mindaugai, aš laukiu daugiau tavo video. Šiaip jisai groja visai neblogai. Esu matęs, kur jisai, jo žmona gamina maistą, jisai ten daro Giovanni iš virtuvės su visokiais remixais, tai palaikau. Važiuojam toliau. Pastaruoju metu labai puikiai sektis pradėjo. Visame kame. Ačiū. Bitai kando bičiai tiesiog. Jo, tiek kando krūs paleido. Bet čia yra visiškai famous last word.
Žinai, kur tipo, ką aš komentuoju, ir Artūras Gaudaitis pataikė 9 iš 9, 10 iš 10 9 baudas jau pataikė. Vilniaus Rytas vėl tampa LKL Silveinas Francisko. Na, tyla, realiai. Kaip fainai be kamščių pravažiuosi visą Vilnių. 15 minučių. Į galą kažkas įvažiavo jau. Okay. Tai čia irgi, sakau, man dabar meta tokius veikėjus, kur pirmą kartą matau, bet irgi palaikau. Labai nice. Tikiuosi ne už tiesą gavo. Už grasinimus. Kokia aš tau kadė? What kind of bitch I am to you? Kas čia tokia? Gerai, važiuojam čia toliau. Čia iš TikToko kažkokia buvo? Čia iš 24 valandų, to, kur plikai skusta. Mūšiai mane. Aš tik tą žinau, kur akinius nudaužinėjau. Tu net atrodo kaip tas vyras jos. Ei. Man bekai užpisa, bet kas su akiniais ir tipo barzdą turi, arba biški labiau kaip IT skyrių žmogus. Žiūrėjau, vaidučia, čia to visiškai. Jis aukštas, su tokia pašukuosna, tokiais pat akiniais, tokiu pat žvilgsniu. Nu, čia... Ir taip pat gerintis. Aš jauna, aš graži. Galiu aš sodaitį raustose pakeist, kada už savaitės nori einam? Mano dukros, mano dukrai bus visą laiką valgyt, mano močiutį bus visą laiką valgyt. Aš galiu būti nevalgęs, man da pizdį nehu, aš dabar valgyt, mane tas galvoj, mane bilsis ima, kurva. Ką čia per erorus meta ant jo? Valstybė, kiek yra žertvo žmonės tik tokia. Sėdi dikai, nei tepina, nei rašo, karočiai. Nei ten, blėt, nahu, nei metai sąskaita, nieko, karočiai. Sėdi dikai, karočiai, ir pisai jie man tokių, karočiai, atsosai. Jie valinkit jūs, nahu, balvonai, turit klausimų, atvažiuokit iki Čekiškės stotelės. Jūsų, karočiai, nukilsiu, nahu, ir viskas, kurva, dėžėjus, blėt. Į pisą muzoną ryšė. Ant kiek gerai yra, kai tu pisi prodą, atvalingi čia ir drambliuko ausytė tiesiog užsimeta. 3 eurus ką tik gavo už ausytę. Čia yra šežinis, kaip privatą atšaukia. Mano dukra visą turės ką valgyti. Bet, blėt. Aš tiesiog, galima dar įjungti tą video truputėlį, jis sako, kad vis laik valgyt bus, ir aš ten žiūrėjau, kas ant podynės ribos tiesiog padėta. Iš mano dukros, karočiai. Čia, blėt, keiščiausi daiktai yra. Kodėl ant langų tapetai yra? Kodėl jisai beveik lubos remiasi? Irgi klausim. Ir yra, man žiauriai keista, kai žmonės pradeda daryti tatuiruotės nuo kaklo žemyn. Taip, tu pradedi nuo čia ir tą žemyn eini. Bet jisai labai gerai pasportavęs. Jisai tikrai turi ką valgyti. Tikrai turi. Ta prasme, Elta nesustok. Bet Tu visiems tiesiog nesustok. Nes aš šios žiūriu. Aš norėčiau, kad pirmas šito vestuvės pravest. Būtų labai įdomus klešas pasaulio. Ir Anas atvarytų sveikint, kaip buvęs šito žmonos bernas ir gautų įliam pizdą visus sujungų vieną. Gerai, tai mes turim dar toliau kitų veikėjų. Dar prijungsim į šventę. Dar prijungsim. Atvarė? Okei. Tu gal pasitiek? Arba, tu. Kodėl jis tą panų filtrą užsidėjęs, kur akis padažo? Nežinau. Pakartojam. $. Galima garsiau, nes nesigirdėjo nieko. Oi, ble. Gali jungti Simpsons, bus įdomiau. Važiuojam, Česka. Aš ne baldas, kad būčiau patogus. Ne doleris, kad visiems patikčiau. Aš neieškau pritarimų, aš ieškau tiesos. Renkuosi būti nemėgstamų už tiesą, nepamyliu už melą. O jūs kaip? Tu negali... Aš renkuosi... Jisai su tokiu požiūriu eina į politiką. Seniai, jisai garsino visus paustus, kur baltalietuvis rašo. Jo. Tipo, tiesa gal ir skaudu, bet būtina. Ir 400 laiko. Aš ne pinigas, kad visiems patikčiau. Ir tikrai rašė šitą baltalietuvį. Krepšinis neseksas, abiem gerai nebus. Ja, visiškai visi šitie. Ir rytoj naują sportuojam epizodus. Darysim atspaudimus. Kurva. Vajonę palaikau. Tu, jeigu gali, tai sustok. Važiuojam toliau. Nes jau turėsim svečią, neužilgo. Jau yra. O? Servijas yra ir žalgirį rodo. Žodžiu, tik vienatvėje mane pjauna, liptukas pašildytas. Ir čikoledo yra va. Čikoledo.
Matai, Tviksas, o ką vienas, valgo kulio pautus, tai labai rytai stovi nuo šašų, tai jau ainu vėsit, prūdan, sožaltoj, žodžiu, karosokai tik iškeišį žūro, kas čia per brangtas, nu žodžiu, kirvį tai jau padėjau, žinot, vat prisižiūrau vytuko, šitų pribombazų, tai kartais kyla noras ir man padaužyti ir televizoriaus visko, bet ką paskui padėsi Žalgirio, nepažiūrėsi. Nu, žodžiu, atsiliepkit kokia vieniša, su geresnį pensijų, nors už elektrų sumokėsi jau, kaip sakys. Ir visi išplatysim balų, nes labai apdžiūvus kažko labai lietaus pas mus nebuvo. Žodžiu, skanaus adorių dantis konserves, tai yra ir moterim, kur viskai labiau indrėkina, kad pasakytų jis kvapas. Nu, neskumbrės, žuvų konservų nedarau. Žodžiu, aisim, gyvensim normaliai ir bėdos neturėsim. Kaip tau šitas skelbimas? Wow. Man dvi mintis kilo. Čia yra POV, paskambinai seneliui ir paklausai, kaip sekas. Ir tau, kur tiesiog, žinai, paskambini, pradeda šitą ir... Čia yra, jeigu... Žinai, kad geras 10 minučių. Jeigu Liuks TV, kur bėga ta eilutė, nebūtų skaitmenų ribojimo, tu tokį žinutę gautum. Ne šiaip tai čia tiesiog vienišas vyras Alytaus rajone ieško laisvos moters, kem 6+. Viskas. Su gera pensija, sakė. Va čia yra snaiperis, va čia yra snaiperis. Šitas, jeigu meta, šitas, kur meta. Šiaip labai panašiai aš jaučiuos, kai mes darom pasirodymus, kur nors Žemaitijoje ir ateina žmonės pašnekėti. Aš žinau, kad čia ne žemaitiškai buvo, čia nuo Alytaus kažkur, nuo Dzūkijos, bet lygiai tiek pat supratau, kiek žemaičių suprantu. Nieko nesuprantu, aš nežinau, ar mane giria, ar pizdydos dabar. Šiaip jisai yra labai irgi pro šeimų maršinis toks veikėjas. Nesustokit. Važiuojam. Lietuvos verchas tik didėja dabar. Kortizolė, taip sakant, per daug jau susikaupė pas Lauryną, pučiasi labai pilvas, bet net nežinau. Iš gero gyvenimo. Iš gero gyvenimo. Kaip galima būti kudam ir storam tuo pačiu metu? Paskambinkime Laurynai ir paklausime. Bandžiau, kai filmavom komisiją, nepakėlė. Nešyko 3 paras, man atrodo. Tai kaupia pietum. Gal turės iškilo, žinai, kur nors pikniką. Jo. Ir galima tada su maestro tada paskutinį tą paleist po to jo viso. Jo. Pralošę teismą galvojame prašyti jūsų pagalbos, aš galvoju, kad stengiuosi muzikėlė. Bet čia 2 mūsų. Jo. Čia aplinkiniai ir Rūta Janutinė ir visi kiti kartu sako, darom sąskaitą ir renkam paramą, nes tau didžiausias smūgis. Ir iš tikrųjų, kaip galvoju, kad Šurajevas Seime spjaudėsi, visus šėrė, atsiprašau, lytiniais organais ir dergėsi kaip norėjo, ir jam 25 eurų bauda. Kiti veikėjai siūlė šaudyt, naikint. Žmonės šaudyt, naikint. Vadino gyvuliais, parazitais, buduliai, įvairiausiai žodžiai. Sako, nu žinokit, čia tokia saviraiškos laisvės išraiška. O dabar teisingai. Labai 2 emocijos šitom dainom, aš nežinau, ar man liūdėta, ar tiesiog trepsėt. Pakartosiu, kaip matote, visus laidos iš kiemo pusės visada rodome apie nori. Na, kai jis plytas fone pasidrinko. Nes iš kiemo pusės. Vienas iš tų šaltinių, teisme su Tapinu, nebuvo paniktas, jie nepateikė. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad čia green screenas ir tiesiog fone ten pisos Janutinės kažkur. Yra neteisingi. Nu dabar gaus pasipist. Dabar jau gaus pasipist. Tik patvirtino mano šaltinį. Nežiūrint to, teismas sako, neturi teisės minėti. Atrodo, kad jeigu išjungtum, ką jis kalba, garsą atrodo, kad vėžininkas prašo paramos. Senais laikais tarybiniais anekdotą apie Leniną ir Brežnevą, tai kvepė ir pareigai. Ar jis ir čia pitbulio koncai pasiruošė? Prašysiu jūsų
paramos kol kas. Ai, tai jis rinks 116 k. Jau renkama parama yra. Kiek Tai galim surinkta? išjungt šitą. Kiek surinkta? Nežinau. Įmanoma pamatyti, kiek surinkta, man įdomu. Nežinau, bet man atrodo jau Įdomu, ten kiek tie botai Facebook'o to parves Jo, jo, pinigų. jo. jau skundžiasi, kad banko sąskaitos yra blokuojamos, nes kažkaip pinigai nepasiekia Ai. adresato. Visi siunčia, bet Skandinavijos bankai blokuoja. Greičiausiai, šitą dalyką. greičiausiai, Taip, taip. aišku, yra dalykas, turbūt ir kita medalio pusė, kad jeigu dabar Tapinas laimėjo prieš juos teismą, tai jau yra precedentas ir kitoj pusėje į teismą padavinėti už galimus, taip sakant, kitos pusės įžeidimus. Tai Orlauskai nesustok, daryk, Jo. mes tave palaikom. Ne, gal sustok, gal daryk. Pala, mes dar turim kažkokį video? Ar dar yra kažkas? Bet mums aš jau... jau... Nu, paskutinį, pažiūrim, aš jau daug labai. Funny bomžų kovą. Aš net jau pamiršau, ką. Vo, baigiam su... Mano. Ta, ką negalima daryti, mes visada darome su malonumu. Geros dienos, draugai. Tai va, tratai. Taip Kas turi čia? skambėti. Motyvacija. Čia irgi tiesiog veikėjas, kuris nuolatos visokiam sentencijom, geros dienos linki, pozityvas. Jo. Tada malodėts, nieko prieš net. Tai ką, Padarom. padėkojom Vaidučiui, ačiū, kad buvai pas mus. Turėsim netrukus kitą svečią. Keičia mane. Jo. Aš galvoju, kad jis Ar pabūsi? Aš pabusiu, bet aš, Ai, ne? aš noriu pranešti dalyką. Jo, Galiu pranešti žinoma. dalyką. Į nepatogią kamerą. Ne, su humoro klubu pasileidom turą. Kad ir kur Lietuvoje esate 20 km spindulių, tikrai busim Vilniai, Panevežiai, Kaunai, Kiek miestų? Šiauliai. Kiek miesto? Lietuvoje yra? Ar... Nežinau, dabar turim suplanuots kokius gal 40 pasirodymų kažkas tokio. Bet dabar darom po 2 per dieną, Vilniui po 2, tai po taupomės detalės, panašiai. Tai 2 apvalus, 1 ilgas humoro klubas, aš Paulius Ambrazevičius, Mantas Bartuševičius, žiauriai šiaip fainai pradėjom, turėjom 2 pasirodymus Kėdainiuose, žiauriai gerai buvo, Tauragiai žiauriai gerai buvo, dabar varysim Jurbarką, ta Panevežys išparduota, Vilnius išparduota, nu žodžiu, ieškokit Kakava LT bilietai yra. Aprašymė bus tiesiog mūsų Pas podcast'o. mus ir kakavalta. Ant mano veido bilietai. Malodėts. Čia. Gerai, ką, Einame į pertrauką. einam pasitik svečio. Niekas neruošta. Sveiki sugrįžę po pertraukos. Šiandieną turime svečiuose Kristijoną Rybaitį. Raibi. Yes. Kaip jautiesi? Gerai, pirmas podcastas. Rimtai? Toks, jo, neteko dar čia varyti. Krikštijam. Treneris kaip pirmas laimi, treneris rungtynės apipiltų. Ne, tai čia šitą poreikia daryti. Tik dabar... Girdėjom, daug beefų turi. O, su kuo gerai. beefini? Su kuo aš beefinu pastaruoju metu? Kas čia gero? Nu, mes visi automatiškai beefinam su valdžia, nes tipo visi prie kultūros tipo tą, žinai, darom visą reikalą. Aha. O daugiau Su kuria tai kol valdžia? kas Su dabartinė, aišku, kuria dar. O šiaip daugiau tai, man atrodo, kol kas visai ramu. Bet kažką susirasiu, ant ko beefinti. Dėka per šitą podcastą surasim, su kuo beefinti. Labai gerai, labai Su gerai. kažkuo Važiuojam. beefinsim. Tu turi laidą karameliniu tonu Taip, per LRT Opus. taip. Kiek laiko ir kaip ten sekasi? Aš dabar ją turiu, jau metus su biškiu. Aha. Ir kažkaip jau visai pavyko atrasti tą raišlę kalbą, nes mano kalba nėra raišli ir aš labai mėgstu keiktis. Atrodo, ryšli yra žodis. Jo. Neraišli. Raibaitis dėl Raišas to. arklys Raiša. dažniausiai būna. Raišas arklys, kurį nušauna senelis. Raišlas aš pasporto dažniausiai. Jo, bet visai fainai kažkaip. Tai ne per daug tenais dalykų kažkaip stengiuosi labai koncentruotai daryti visus tokius, kad būtų viskas apie vieną grupę per vieną savaitę, žinai, per vieną savaitę pasimti vieną bendą. Bet tu kalbini juos, ar ne? Ne tik. Būna savaitė, kad kalbinu ir būna savaitė, kada tiesiog kalbu apie užsienio bendus, kur aš tik vienas... Kurie netvaro, tai apie juos kalbi. Jo, būtų Ir sunku, tada, kad džiaugiai šitie lohai netvarė, tai... Offspringai netvyko, biškai, Jo. į LRT studijos. Bandėm susirašyti su Idolsais ir Turėjo, Dua Lipa turėjo. Ai, bet čia nelabai opus. Opus turi Jo, būti jo, jo. kažkas, kas tenais. Dronas skrenda ir kažkas daužo kibirą, o čia LRT Bet opus. žinai, žiauriai gerai yra, nes tada tu gali leisti muziką, kuri nėra vien tik tai, žinai, populiari muzika. Gali ten eiti ir metalo pusę truputėlį, aišku, ne per daug, gali į rock FM pusę iškylys taip lengvai, bet taip ne per daugiausia. Man ką, neleidžia? Leidžia, bet šita priklauso vis tiek tas toks dalykas, ta alternatyva. Bet čia vėlgi tas pokalbis, kas yra alternatyva, aš pats iki šiol nežinau. Mes visi apsimetam, kad mes esame alternatyvos bendai arba atlikėjai ir visi
visi nesuprantam, kas yra tiksliai alternatyva, nes tiesiog sakom, kai neįtampa į Alternatyva vieną yra, žanrą. kol už pasirodymą 10K nepaprašai, viskas. Bet. Blemba, tai jau nebelabai alternatyva, ne? Nu, jo. Nu, žinai, mano teorija apie muziką yra tokia. Atsiranda kažkokia nauja grupė. Ir visi tie yra žmonės, kurie ieško alternatyvių grupių kažkokio naujų. Ir jie pradeda jas klausytis. Tada prisijungia jų draugai, kažką, ten panas atsiveda bernus koncertą, bernai panas koncertą, ir tipo biški sužino. Ir kažkuriuo momentu, kai pasigauna Marozai tavo muziką, tu jau supranti, kad viskas, tu esi jau pop. Kai 3 tiktokus padaro tą dainą, naują ieškoti. Tu jau nebe alternatyva ir tada būna tie, kurie pirmieji, jie nustoja būna klausyti, nes jeigu pasigavo Marozai. Nes anksčiau, dabar, pavyzdžiui, solo ansamblį klauso Marozai. Taip, buvo, arenui buvo paklausyti, ta prasme, liaudis labai spalvingas susirinko. Jo. Bet tas bairis, mes esam kalbėję su solo ansamblio Chebra, kad čia jau ir seniau buvo tas reikalas, kad jų ten nuo miesto švenčių prasidėdavo, po to jau Chebra atvarydavo į koncus. Ir tas fainas buvo pasakymas, man atrodo, Jono vokalisto, kad net tie Marozai, jie elgėsi kitaip, taip kultūringiau per solo ansamblio. Tas net šokis iš tokio, kur biškita pachotkė nukrenta ir jie tiesiog taip staiga pradeda šiek tiek skaniau. Jau tą dieną Bobas nemuš. Nu, čia priklauso nuo konteksto, žinok. Gali būti, kad meilės mašina užkuria. Tai jo, aš timinu, kai grojo tik pirmi meilės mašinos akordai, sprogo arena, kur ten jau, kaip matai, kaip jau pasportavę bičiai jau taip panas, jau ant pečių taip, kaip dukrytės. Tai, o kiek laiko tu jau esi, jau kaip Kristijonas Urbaitis, kaip muzikantas? Ilgai. Visą gyvenimą. Ne, iš tikrųjų tai nuo kokių 2... Aš jau nuo pizdos pas mamą, dainau. Yra tas dalykas. Žinai, kur būna tas bairis, kad kai tėvai po to siunčia į būrelius ir tipo, tau tiks baseinas, tau tiks kašis, tau tiks kažkas. Žinai, meta visus dalykus į vieną ir žiūri, kas prilips, tai man tiesiog prilipo muzika nuo seniau ir kažkaip nebuvo to pokalbio, kažkaip tipo, tai kokį normalų darbą susirasi. Ai, net nebuvo? Ne, pas mane buvo tėvai režisieriai, tai biškai padėjo. Smagu turėti. Dabar paskui režisieriai, nežinau, ar tik šitas pasakymas, ką pasakys, bet smagu turėti tėvus, kurie turi pinigų įleisti būrelius. Visaip ten būdavo. Nežinai, tu sakai, metate į baseiną, pas mane jau čia 3 turtingiausi Šiaulių vaikai į baseiną įdavo daugiau. Pjaukį sekėte plaukai, jeigu taip nori. Seniai kupiškai baseino nebuvo. O pas mane buvo alkoholis, Tai aš man irgi visur leisdavo į baseiną, į kašį, bet taip ir nieko. Jeigu brėžtume ribą, kas turtingi buvo, kas ne? Jo, tai tu iš miesto turbūt esi. Jo, aš iš Vilniaus. Tai va. Sveiki Vilniečiai. Čia Vilniečių kampas, kaip jo, čia Aukštaitija. Čia Aukštaitija. Ir dabar tu jau... Kelintas albumas čia tavo naujas? Čia yra mano 4. albumas. 4. albumas, jis vadinasi Riba. Taip. Mes gavom ekskliuzyvinę progą paklausyti. Parašykit, atsiųskit. Tai dabar dėkit visą mėšlą, kaip blogai skamba, žinai, viskas. Pirmas gabalas Achuienas. Gal ir ne veltui dėjai pirmą, bet labai patiko. Šiaip pirmą ir paklausėte, ne? Ir po to ne, aš dėjau, bet visą paklausė. Šiaip biški toks backhandant komplimentas. Duoda albumą. Pirmas gabalas. Jo, ir pirmas gabalas beje buvo išleistas dar balandžio, ar tai gegužės mėnesį, čia dar galima atmazų, žinok, sugalvoti jau, ką. Šiaip, aš taip paklausiau, kad pas net repo elementų yra gabaluose. Aš labai mėgstu repą, bet tiesiog nemanau, kad esu labai geras reperis, tai stengiuosi minimaliai daryti dalykus, jo. Kur pasibandymai. Jo, pasibandymai ten kažką. Rimuoti yra lengva, repuoti yra sunku. Tai... bet vis tiek... Tai dabar tu pasileidai 4-dienį, jau pilnai albumą. Jo. Viešai išeina žmonėm. Tiesiai ant Halloween. Mes pagalvom, kad žiauriai geras kontekstas būtų, kai Chebra varo ant kapinių klausyti šitą albumą. Tai šiaip yra, jo, toks tamsesnis skambesys, man patiko elektronikos daug motyvo pas tave, tai aš irgi kaip toks Vilnietis, užaugęs tamsiuose skersgatviuose ir dabar krendant Rudnių lapams.
Gal man LRT Opus galite kažką pasiūlyti? O kiek Visai laiko pravežčiau. užtruko visas albumas? Jo, kiek kainuoja, sakau, kiek Bet laiko kiek kainuoja laiko? Laiko trunka. Ir kiek kainuoja? Kiek kainuoja? Matai, čia pirmas albas, kurį aš visą vienas dariau, tai aš ir miksą dariau pats, ir yra įrašų visą procesą, visi instrumentai Ir įgroti po mano yra. production'o pats viską. Jo, pirmą, nes aš Net tokiam... nesusiradai kokį nors Ne, aš- švedų producerių? Neatsiliepia nei vienas, Ai, ta prasme, neatsiliepia. jo. Bet šitą kažkaip, aš jau prieš tai kelis albumus dariau šitą su dėka dar vieno prodiuserio, Igno Juzokus, kurią mes ir kartu, ir šiaip jisai prisidėjo prie šitą albumą, jisai darė tos galutinius tos masterius vadinamus, kur ten jau apipavidalina viską, kad skambėtų vienodo lygių garsumų, ten visus tos dalykus padaro. Tai visai faina, aš manau, kad kiekvienam muzikantui yra labai gerai vieną kartą pabandyti visiškai savo albumą suprodusuoti, sumiksuoti, padaryti. Kad suprastum, kad nebeapsimoka vienam daryti. Taip. Tai kol kas, aš galvoju, kad aš stipriau keiksiuos po viso šito proceso, kad seniai daugiau niekad gyvenime nenoriu pats vieną šitą daryti, bet kažkaip dabar visai dar, manau, gal dar ateityje, manau, dar reikės savo paprodusuoti, nes visai linksmas dalykas. O tai kiek, nuo kada pradėjai ir... Taip, 2 metai, šiaip daugiau biškai gavosi, bet apie 2 metus gaunasi tas procesas. Jo. Tai dabar darysi LRT Opus laidą, kur save kalbinsi. Aš norėjau padaryti, jo, aš jau turėjau tą idėją kažkada. Reikėtų padaryti tokį bairį, kad aš dar, kai groju gyvai, aš groju ne vienas, aš groju dar su 2 kolegomis, kurie groja būgnais ir gitara, ir aš galvoju, kad tiesiog būtų faina juos pastatyti kaip vedėjus ir kad jie mane kalbintų apie gabalus, kuriuos jie patys groja. Ir tokių visiškai smaukimas savęs gautųsi pastoviai. Nice. Iki galo tiesiog. Kas nepačiups negu pats savo? Nu. Jo, sakot, kad mes komikai savimilas. Aš manau, kad muzikantai Lietuvoje labai sunkiai jiems sekasi pasičiup savo. Aš manau, kad... Nes aukšti ir nepasiekė. Nėra lankstus. Yra tas dalykas. Aš turiu tokį keistą klausimą. Ką reiškia paleisti albumą Lietuvoje? Ką reiškia tai paleisti albumą YouTube Lietuvoje? įdėsi? YouTube'as, kažkokie Spotis, YouTube'as, fizinis formatas, turėsim viniliukų, kas yra faina ir ant mado, ne, aš nežinau, kaip tam, ar vis dar yra mada. Jo, mes tik dabar nusipirkom. Žinok, perkam. Dabar jau tie lochai, kur visą laiką sakė, oi, ble, nu, aš čia apie save kalbu, kad oi, čia vinilų dar klausau ir nusipirkau, ir mes tą patefoną nusipirkom. Traukia predatas vis tiek. Ir žodžiu, tai mes turim klausimų. Šiek tiek. Bet šiaip... Nu gerai, dar gal jeigu tu savo klausimų. Ne, man tai šiaip įdomu, tas paleidimo albumas, jisai finansinė prasme, ar albumo paleidimas, o ne paleidimo albumas. Albumo paleidimas. Sakai, paleidimo albumas. Nu, gerai. Bet supratau. Jo. Ne, finansiškai jisai... Kiti laikai, žinai, pardavimai tau nebesijaučia, kai čia nebe kompaktai, nebe turbūt iš vinilų irgi ne per daug. Iš vinilų, iš merčo truputėlį, jeigu mes ten pasidarom kažką, kas yra... Aš sakau, man patinka, kad visas merčas Lietuvoje muzikantų būna, parašom kokį nors vieną tekstą iš dainos ir kažkokį gale logo uždedam. Bet tai visai ką fainai atrodo ir to pačiu įvairovė, žinai, turi. Bet iš finansinės pusės, jo, ne, albumus leisti yra žiauriai prabanga. Turim mes ten tų finansavimo vietų, turim Latga, Gata dalykus, turim ten dar visokių. O kaip jie pafinansuoja? Rašai projektus, lygiai taip pat kaip bet koks finansavimas vyksta. Rašai projektą, papasakoji albumo idėją. Kaip filmą išleisti. Jo, tas pats dalykas. Komedijų tokių nėra. Žinot, ką pagalvojau, žiauriai juokinga būtų, jeigu lietuvių grupės išleistų merčą ir žinot, kur būna ant nugaros datos ir miestai surašyti. 3 Vilnius, Radviliškis, Švenčianėliai, Palanga. Čia dar nesuplanavo. žinai. Kelmė, sudegė. Naujakas Tesoneto korporatyvą. Tada 3 datos privatas, vestuvės, privatas. Litexpo. Audriaus ir Rimantės vestuvės. Aistas. Man. Jo, bet kas liečia tos albumo dalykus, tai jo faktas, kad tikrai lengviau ir finansiškai geriau leisti būtų singlus, tiesiog tą patį albumą ir padalinti į 8, tiesiog po 8 gabalus atskirai išleisti. Bet čia labiau, tas jau atsiranda tas artistas, tas menininkas, žinai, galvoja, kuris pasako, kad ne, jeigu yra albumas, tai neturi būti dainų rinkinys, tai turi būti viena tematika arba kažkoks tai konceptas ar kažkas tokio ir tada norisi, kad chebra jį ir klausytų kaip vieną dalyką, išlauktų, iškentėtų tas nedaug dievė 38 minutės palaikyti dėmesį. Žinau, kad sunku, bet gal pavyks kažkaip. Ne, aš tai išlaikiau dėmesį, išklausiau.
Užuojauta. Ne, šiaip man labai patiko, matai, man labai patinka grupė Abi ir tavo panaši biškių stilistika. Nu, nėra, kad taip jau, nes pas juos ten biškai būna krizių. Labiau rokeras, jo. Jo, bet irgi panaši stilistika, tai man labai patiko. Tai nuo ketvirtadienio labai. Man tai biškai solo ansamblį net priminė, nu, ta prasme, alternatyva. Mano praeitas albumas, vadinasi Saturnas, va ten buvo labai solo ansambliškas. Bet mes jį ir darėm su kolega, kurį aš minėjau, Ignas Izokas, jisai solo ansambliui dirba, jis yra jų garso inžinierius jau N metų. Tai natūraliai yra kažkoks tai persimainimas idėjų arba garsų kažkokių dalykų, arba bent jau tas pats mentalitetas, tai jo, tas pasijaučia dalykas tikrai. Bet ant kiek giliau jie šneka, negu mes apie komediją. Manęs paklausė, ką žinau, važiavau su troleibus, pamačiau, kaip močiutė krenta nuo bortelio. Ir galvoju, parašysiu apie tai programą, žinai, apie močiutę. O čia visokios idėjas, inspiracijos iš kitų. Tas ir fainiausia, kad yra abu variantai. Yra ir tas variantas, kur tiesiog pabūni trūlikė, pamatai skirtingas vietas ir parašysiu iš to, skirtingas situacijas, padarysiu iš tą dainą. Bet ir būna tų situacijų, kada jo čia reikia dabar kažką giliau sugalvoti, kažkokį konceptą ir panašiai. Nu, pas mus ten labai giliai nesugalvojus kažką. Nu, gali. Bet jau čia labai reikia patirties. Aš galvoju, kad man visą laiką žavesys, beproto didelis žavesys buvo callbackai stand-up'e. Kai tu turi visą rutiną ir tu callbackini į tam tikras vietas ir tai atrodo kaip pilna istorija, o ne kaip būna dabar vienas bairis, dabar kitas bairis, dabar dar kitas bairis. Visą albumą išklausyt, kai turi. Kur intro ir outro susiję turi būti. O daugiau turi savo koncų ar privačių? Savo. Tik neseniai, aš jau nuo mokyklos laikų, kadangi turėjau bendą tai aš jau praėjau kadangi mes ten grojom coverius visokius, bet coverius, kuriuos mes mėgdavom, ne Juodo orchidėja, tai buvo dėja. Ką tik pusę klausytojų praradai išjungę podką. Gerai, važiuojam. Sakėm, beefų reikia šiandien, tai susirasiu. Su MG International susbeefins dabar. Gerai, kad mes su kitu MG. Tai jo, tai aš jau savo vestuvių ir privatų jau atiturėjęs dalykus esu labai seniai, o dabar kažkaip faina, kad jie jau grįžta ir neprašo, kad padainuočiau Juodo orchidėją arba įsidisi jo, prašo mano gabalų, mano kūrinių, jeigu būna tas privatas. Tai jo, bet vis tiek daugiau savo konsus rengiam. Jo. O kiek per mėnesį surengėt konsus? Kaip kada? Vasarą visą laiką pas mus būna tas bizekas, vasarą padarom visas miesto šventės, dar visokie dalykai. O po to, tai va dabar turėsim šitą albumo, tą turą, kaip Vaidas pasakė, kur tipo 3 miestai turas ir šitą jau džiaugiasi. Tai turėsim tą Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir tada baigėsi mūsų meršo visos idėjas. Tai turėsim tą visą reikalą lapkričio gale. O daugiau kol kas ir po to biškai reikia pailsėti, o po to žiūrėsim. Aš asmeniškai visą laiką galvojam, mes Hebroj šnekėdam, kad sakėm, kad komikų geriausias darbas yra būti pasaulyje, bet tada sakom, muzikantų jaučiu geresnis būt, bet tada pradėjom galvoti, kiek pasiruošimo yra tam soundcheckai, visokie būgnų išsimontavimai, repeticijos, jo tu turi būti nes mūsų soundcheckas kaip atrodo, 1, 2, 1, 2, biškai važiau žemų, monitorius atjunkit. Bus gerai. Turim. Okay. Įdedi mikrofą, viskas, o jūs tenais atvarot 6 valandas prieš kankinatės. Mūsų repeticijos yra open mic'ai. Nu taip, bet tu su savim repetuoji. Jeigu jisai padainuos antrą stulpelį nuo galo pradėsi pradžią, tai bus, bet jeigu tu pasakysi, bairus keisi vietom, niekas nesupras, kad tu jas sukitai vietom. Nu jo, yra šiek. Ar aišku? Ne, tikrai yra tiesos tame, iš tikrųjų kažkaip tai. Žiauriai didelis pasiruošimas, yra labai didelės repeticijos. Bet iš kitos pusės, jeigu tu esi muzikantas ir tu turi Juodą orchidėją ar kažką, tu set for life esi viskas. Tu padarai gabalą, tu turi Marso kanjonus, tu turi 3 milijonai, tu turi Juodą orchidėją ir viskas, tu žinai, kad tu 20 metų važinės. Mes su Goda kalbėjom, linkėjimai beje, o Godai, šitą labai... Per tave perduoda kažką. Ančių kaityti. Taip. Ir kad tas pats dalykas, kad iš abiejų pusių atrodo, kad kito darbas yra sunkesnis.
Tai, tipo, man atrodo, kad komikos sunkesnis, nes dėl to, kad tu pasakai, kad tu padarai vieną programą, tai ją įsirašai ir kas tu iš karto turi daugiau, kur tu negali daryti greatest hits. Nors Hebra daro tokį bairių. Neatvaro dėl senų bairių. Jo. Dar vieną apie močiutę. Norite apie baraką išgirsti, kaip prieš 10 metų šnekėjau? Aš vieną mačiau tokį, buvo Gabriel Iglesias, vienas iš tokių top notch komikų. Bet mes apie komikus gal šnekėjome. Jo. Visitskai linkėjimai. Nes Gabriel Iglesias man yra kaip tau tas MG. Rimtai? Okay. Aš pamenu tiesiog vieną nepritariu. Aš tai pritariu visiškai. Aš niekad jo neklausiau, man nepatiko. Nu, fat joke. Aš labai seniai klausiausi, kaip jis dabar yra, bet čia gal kažkokius, nežinau, 8 metus, tipo vienas jo stand-upas buvo, kur tiesiog, kas įsiminė, kad jisai stand-upo gale, jis turėjo ankorą ir per ankorą jisai sakė, kad žiūrėkit, aš ten 10 metų nesakiau šitą bairį, kurio išgarsėjau, ar jūs norite išgirsti. Ir visas tas pasakojimas jo ir visa rutina buvo paremta realiai, kaip muzikantai daro, nes jisai ten pasako. Ir tada aš pasakiau, ir visa arena surėkė tą dalyką ir jo, tu to nedarytum kiekvieną pasirodymą, tai būtų nesąmonė, bet pirmą kartą pamačiau, kad taip komikas daro, kad tipo, padaro rutiną, kurią jisai darė prieš 10 metų. Tai jau ten kultą turi turėti. Jo, yra tas reikalas. Nes, manęs aš galvoju, kad tipo, ko niekad komikai neslauks, tai tipo, pakartot, Yra buvę, sako, tipo, tai dar norim, davai dar kažką ir mes viskas užsidarė šitas viskas. Bet yra, būna ta situacija, kur tu nenori, ant tiek gerai, kad nenori nulipti, kaip aš Dublinė, kur aš jau viską suskiau. Pizdu dar iš praeitos programos, dar papasakos, nes ten jau vėlė kokią fainą liaudį nieko kaip pasigauni. O kaip privatai muzikantams, nes, pavyzdžiui, mus hektina per privačius, mums komikams helgigai yra privatai. Bet kaip ir tavo Puskė pasakojo, kad irgi visokių, žinai, kur būna, kur metaksos pripisa ir ateina. Aš žinok, man atrodo, aš Kristoforui šiandien sakiau, aš nulaužiau kodą, aš tą rakčiuką turiu jau privatų, nes aš ir mažuose, ir dideliuose, ir kai girti, ir kai neklauso, ir kai klauso, visiems turiu, tipo, jau pasiruošęs kažkokį scenarijų, ir dabar, vėl tas, tipo, kur 10 baudų išėlės pataikiau, paskutiniai kokie 10 korporatyvų, kuriuose buvau, visi ahuienai, flawless jau. Nors atrodo, kad, tipo, tenais degalinės darbuotojai iš Kupiškio surinkė ir neturėtų būti gerai, bet nueini ir krašini. Bet muzikantam, pavyzdžiui, žiūrėk, tu esi privačiam gigė, ne? Tu sukuri garsą ir tau, kad šnekasi žmonės prie sumuštinukų, su dantų krapštukų persmeigtų, tau nelabai. Aš labai seniai turėjau gigą, kad tai pasikvies. Nes jie žino kontekstą, tie, kas kviečiasi, kad greičiausiai mano muzika bus biški per garsiai, kad ten Hebra per vakarienį ją klausytųsi ar panašiai. Yra buvę tų atvejų, bet dažniausiai būna atvejis, kada tu aiškiai matai, kas tave pasikvietė į privatą, kai tipo tūsina tie 3, 4 ar ten 5 žmonės, o visi kiti arba klausosi, arba išeina parūkyti. Su mum dažniausiai būna, kad tas, kas organizuoja, mes žiauriai tavęs norim, tai mums reikia stand-upo, atvarau ir aš matau, kad tiem žmonėm nereikia stand-upo, tai, kurie organizavo, jai reikia stand-upo. Visiškai tas pats. Bet žinai, fainas dalykas, aš pradėjau nuo koncų, kuriuose ateidavo 3-4 žmonės, tai man visą laiką vaibas yra, kai, kiek aš dar žmonių galiu sudominti, prikviesti iš tų, kurie tikėjosi, kad ne, čia šūdas yra, tipo, nesąmonė. Tai čia toks biškės artas pasidaro. Tipo. O man visada įdomu, jeigu galima pasakyti, kaip dalinatės babkės tarpusą lygiai su muzikantais, nes tu tai kaip main galva, kuri parduoda. Ne, aš lygiai mėgstu šitą. Lygiai? Nes po 100 eurų numeščiau. Matai, bairis yra toksai, kad... Aš lygiai mėgstu. Nes čia yra tas momentas, kad yra daug dalykų, kurie nueina ten, nežinau, man vienam ten ir iš tų ten streamų dalykų, ir iš merčų, ir visų tų dalykų, bet aš to pačios darausi iš savo kišenės, tai nepriklausau ten jokiam labelui ar panašiai. O visi kiti dalykai tai būna... Ne, kažkaip mano mąstymas yra, kad Hebra, mes visi ant scenos atidirbam kartu, tai tą ir pasidalinam kartu. 50 man, 50 jum. Lygiai dalinamės. Yra buvę tokių situacijų, kai reikėjo porą skolų susimokėti, bet ne, didžiąją dalim tai sakau. Gali būti, kad žinau, kas komedijos pasaulį panašiai dalykas. Gali būti, kad irgi žinau. Bet nesakysiu. Palikim intrigą. Palikim intrigą. Galit užpipinti, pasakyti. Pasakysiu po. Na gerai, aš pamiršiu. Ką, einam prie klausimų. Taip, turime klausimų. Valgoma žaidimą. Dar prieš klausimus Kristijonui, tau buvo atsiųstas vienas klausimas, Vaidutė, nuo Paulius Ambrazevičiaus, kuris klausė, kaip koja. Nebežaisiu?
adaba išbėgti ir daugiau nebeišbėgti Supratau. gyvenime, bet viskas puiku. Supratau. Man tiesiog faina pagaliau sutik žmogui, kuriam aš galiu į akis pažiūrėti, ne žemyn, nes su ūgius mūsų skirtumas pagaliau bent jau kažkiek yra vienodas. Aš kaip tik pasakau, aš sakiau pradžiai podcast'o, kad aš mėnesį keliavau Turkijoje ir aš vieną savo ūgio žmogų pamačiau ir mes tipo tosai, kurių apsikabinė į žandus bučiuojas. Tu juos gali pamatyti iš minios iš karto. O, koks tavo? 1,9. 1,92. 1,92? Ne, 2 lygiai. 2 metrai. Eik tu, Tai na. pala pasimatuojant tada. Pažiūrėjau. Wow. Ei, nesmokit kelnių. Ne, tai čia antras raundas yra. Eik tu, na. 3 bokštai. Ne, čia utma. Laikykit lėktuvas. Tas sportas yra ramis. O koks tavo, Kristau? Nu, tai 2 pasirodo. Irgi ką 2? aš žinau. Ne, tai daugiau. Nu, bet Eik, Ne, tu aš su- trečias pagal ūgį kambarį. Aš ryto afterį nebuvau trečias pagal ūgį, aš aukščiau buvau. Šiaip žiauriausiai, kai uždarinėjom sezoną su ryto komanda, Sargiūnos ten toks. Mažylis. Jo, nu, kol Gudaitis šalia neatsisėda ir tu jau supranti, koks tu mažas žmogus. Ar daug muzikantai gauna panų dėmesio? Ar gauni daug dėmus? Žinau, čia Kristijonai Ne pakvies tiek mane. daug. Aš manau, kad yra kolegų, kurie už mane išvaizdesni yra ir daugiau tikrai gauna tų dalykų. Tu matai Bet- komedijoje, kokie žmonės gauna panų dėmesį. Tai Jie gauna panų dėmesį? Ir tiesiog į Kristoforą. šiaip komikai yra labai gauna dėmesį panų. Ką žinau. Koks Jo, Čia toks klausimasis gauna dėmesio. Kristoforą navarai, kai kada tūsinti, tu valandą nematai Kristoforą, pys jau išeina su pana. A ne Kristoforai? Linkėjimai namo. Jau spyną keičia. Ne, bet tipo, nu vis tiek parašo. bet Jo, ten- pasitaiko tokių dalykų, bet kažkaip tai ne... Ar ką rašai, kaip gražiai atstumi? Aš vis Išlydi namo, yra? Ne, bet aš šiaip labai ignorinu kartais tuos dalykus. Visai, net, kartais net nespėjai pasininti normaliai, nes yra būdų, kaip pamatyti nepasininus. Bet, nu, čia jo, labai būna įvairiai. Nesu, man atrodo, Blema, man atrodo, Nesidavęs savo dominoro. Bet jo, yra momentėlių, kada... O tai pasakyk, merginoms Bet, turi merginą? Taip. Nu tai va ir viskas, atstokit visos padlos. Bet liemenėlės meskit ant scenos vis tiek. Ispanija atrodo, Komikės žinai, gauna jo, iš jo. vyrų dėmesio. Sene, aš žinai, kaip aš prieš komediją gaudavau nebent visiškų lochų dėmesio, kur žinai, kur tipo akis čia, lūpos čia, tipo, nu, bulvės veidas. Čia kaip tas, kur valgia konservus. Taip, va, iš tokios tematikos bulvė veidžiai man parašo ir ten, tipo, labas, tipo, gražiai suspažįstam, netrašai ir tada pašol nahu žiūrkė. 3 skambučiai, netekėlį ir Jo, tą pašol na. Ir Bybė fotkė. tai dabar Ir po to kas, atsiprašau, pasikarščiavau, gal sustinkam kavočią. Jo. tai dabar kas yra pasidarę, jų tiesiog padaugėjo. Nėra, kad man gražus čia Jų lygis nepakilo, bet... Jo, tiesiog- jų tiesiog daugiau atsirado. Bet aišku, buvo, kai aš pradėjau komediją jau ten po kelių metų, tai buvo, kad kėdus, blėt, gražus tikrai bernas nuskambinau ir dabar Tomas mano irgi žiauri gražus. Tai atsiranda ir tokių biški random. Nes tik, pavyzdžiui, kur dabar mano dabartinis bičas, jeigu aš nebūčiau komedijos, neužčiansis, kad jis į mane būtų žiūrėjęs. Nu, Žinoma, man panašiai su Pritariam, mes Maniškė dabar. pritariam. Mes pritariam. jūs tiesiog matėte man buvo Tomą, įdomu. jis, nu, gražus vyras. Tomas. Jo, fainas. Šiaip Nu. labai fainas. Gerai Nu. pačiatinam. Tai va, tai... Jo. Na, bet bičiai komikai, seniai tu matytum, bičiai komikai kokias gražias panas gauna, kokio dėmesį gražių panų gauna. Nu, kosmosas yra. Nu, tai jiems labai fainai tada kažkaip. Jo, ko čia, nepykit. Nu, Jo, gerai, okei. Turim, kad Bet žinai, turim. jeigu jam gražiai pana parašytų, jis su grupė po lygiai dalins turi. Jie viską dalins po Tai aš lygiai. dažniausiai permetu tiesiog po savo kolegams. Basistas. Abu dabar laisvi kolegos ant scenos, tai šitą. Nes vis tiek jaučiu, frontmenas daugiausiai panų dėmesio gauna, ten basistas ir ten būgnininkas O ne, mažiausiai. mano būgnoras Dovydas, jisai gauna dėmesio daug. Bet jis vertas to, jisai fainas labai. Iš manęs labai daug dėmesio gauna, tai dar fainai. O, na gerai. Tai va, tai tada turim to klausimėlį, mes parašėm žmonėm, kad pirmas klausimas buvo, Kas toks? kas ant toks. Ne, jie rimtai, yra toks klausimas, bet pirmas klausimas, kas įkvėpė ribą ir kodėl toks pavadinimas? Riba įkvėpia labai daug skirtingų dalykų. Ten yra toks biški meilės ir nepykantos laiškas alternatyvai Lietuvos ir šiaip
daug labai lėmė ir pokalbių, ir visokių tokių dalykų. Ten labai trumpai tiesiog atvesti tematiką. Ten yra toks, tai nėra koncept albumas, bet jis turi vieną istoriją per visus gabalus. Ir visa istorija yra tiesiog, kad bičas ant skardžio jau realiai, jam jau viskas. Jau aš nugyvenau gerai, per daug čia dalykų, I'm done. Čia ir to pasakė. Žinai, kas keista, Lietuvoje nėra tokios skardžio, kur užsimušt galėtum. Aš tai įsivaizdavau, kad kažkur tai ten, ant kokio ten... Jo, aš kažkur įsivaizdavau, kad tu turėtų prie balį. Ne, užsimuštum, tiesiog įsmėlį kojas, triktų Lietuvos rekordą toliau pasiektum. Dėl koncepto Baris, aš įsivaizdavau, kad yra tos kartais tiesiog į Baltijos jūrą, kuris neegzistuoja, žinai, nes turi būti jūros dalykai, jau, kad ta romantiškai viskas būtų. Bišas galiausiai persigalvoja sekundėlį, paslysta, krisdamas galvoja, kad viskas, jau tipo dan, jau paėmiau sprendimą ir jisai atsimuša tiesiog į laivo denį, tiesiog, kuris pro šalį plaukia laivas. Ir tiesiog daržo. Jo. Ir pist, vergaut. Who lives in a pineapple. Ir tada tiesiog visam tame kruiziniam laive tiesiog yra pasirodo žmonės, kurie lygiai taip pat prie kažkokį kraštutinumą, kažkokią ribą. Ir jie, ar tai būtų iš santykių pusės, ar tai būtų iš ideologinės pusės, ar kažkokių tai mąstymų dalykų ir panašiai. Ir tiesiog taip gaunasi, kad kiekviena metaforiškai kajutė tame laive yra po vieną gabalą. Tai yra 8 gabalai, 8 kajutės ir va toks yra visas konceptas. Tai jis automatiškai yra toks, žinai, iš daugelio pokalbių surinktos kažkokios fragmentai, iš patirčių ir mano, ir kitų žmonių. Tiesiog toks scenarijus realiai, žinai, padarytas. Nice. Tai va, jo, tai va visas tas įkvėpimas toks ir gavosi. Nes aš galvoju, tu tiesiog žinai, kaip aš žibaitytė, ribaitis riba. Yeah. Man tik tai, aš dėl to ir norėjau tą, žinai, kirčią uždėti, nes kad būtų riba, nes blemba čia... Laukia albumo ribalki. Riba. Jo, Poslė ribalki. Dabar čia labai faina pačekinti, kiek žmonių tipo moka kirčiuoti ir žino, kas yra kirčio ženklai, žinai, tipo tada iš karto aiškiau pasidaro. Oi, mažuma. Tai pažiūrėsim, dar albumas neišėjo, bet aš manau, kad tikrai, aš jau buvau tam, aš nuo pat to, kai sugalvojau, kad tai bus albumo pavadinimas Riba, aš tiesiog žinau, kad, kiek žmonių pagalvos, tipo, kuo čia Riba vadini albumą, Riba. Negerai, žinai. Tipo, tai aš jau pasiruošęs, važiuojam, tarsi, tipo, aš už savo bazarą atsakysiu, tarsi, tai... Gerai, kitas klausimas. Ar padėsi vinilinių plokštelių naują albumą? Taip, jau viskas jau eigo yra ir jau Tespresso pasiklausiau, labai fainai, labai... Su vinilais būna bairis, kad tau atsiunčia prieš tai pačekint, ar viskas gerai. Tiesiog tokį Tespresso ir tada tik po to pradeda spausti jau visą tiražą. Kiek kainuoja vieną vinilą padaryti? Nieks nedaro vieno vinilo, man atrodo. Čia tas bairis yra kaip su viskuom, kad kuo bet daugiau... minimalus printinimas. 100-150 būna. Tai nedaug. Aš kažkada buvau pasėdų savo merčą, nes sen pardavau 10 maikių, gal 2 džempus ir visą kitą aš tada Tai dabar reikėjo. Tomas vaikšto su maikam namuose. Pas mus 4 maikas yra mano merčo. Mes, žinau, turėjom žvaskesnį vieną kartą su vienu albumu. Mano pirma vinilinė plokštelė buvo tokio albumo Laimingi. Ir tenais aš kažkaip galvojau, kad ten kažkaip ta vieta, iš kurios mes irgi viskas iš savo kišenės. Ir vieta, kuri tos vinilus gamino, pasakė, kad tipo, tai mes šiaip nedarom tų Tespressų, tiesiog mes esam visiškai užtikrinti 100% už savo kokybę. Nu, gerai, užtikrinti jo. Jie atsiuntė iš karto 300 vienetų ir aš pasiklausiau ir visose 300 vienetų yra tiesiog vieta, kur adata peršoka. Nu, gerai, nesiklausiau visų, bet visur tas dalykas, reiškia, buvo klaida. Parašiau jiems tai tokia, sorry, ten buvo gamyklinės brokas, mes tiesiog tipo free atsiūsim pakaitalą 300 šitą, tik tai be šitų, be albumo viršelio. Galės persėdėti pats. Tai aš fiziškai esu perdėjęs 300 plokštelių ir tiesiog aš savo tėvų namuose kažkur palėpiai turiu broko 300 plokštelių. Kaip aš nuo skardžio paleis 300. Ir svarbiausia, net tas baris yra, kad blemba vinilas, tai šiaip medžiaga, kurie turi tą deficitą vienu metu, turėjo visą kitą, tarsi čia nėra labai sustainable. Visiškai. Ir aš po to kebrai rašiau, sakau, tipo, tai bet kokiam, žinai, pressing plant ar panašiai, aš turiu žaliavos. Aš jums atiduodu tą žalį, tiesiog tipo, kažkaip susirinkit, tipo, nes man tiesiog dulka tas dalykas, man nefaina. O kaip jie perdirbti galima? Tai būna dalykas, kad perdirbami vinilai. Jo, tiesiog išsilydo į tą visą... O iš kokios masės gamina vinilą? Vinilos. Iš vinilo. Yra toks vinilos masė? Taip. Aš gavau čia tiesiog final produktas. Taip, aš dabar tiesiog paskiau iš vinilo, jie pritarė ir aš dabar tikiu, kad vinilas yra tokia medžiaga. Mes niekas nežinom, jo. Iš naftos. Nes aš galvoju, kad nes ten vinis sudėta ir vinilas.
Vinis, upė Nilas, sujungiam. Vinilas. Yeah. Bet su merču, ir tu, jeigu turi tuos, žinokit, laikykit, po mirties labai skyrocketina kaina. Kažkas gerai užsidirbs. Bet išdalinau jau. Aš bijau, kad kai jos galiausiai išsimsiu iš tos palėpės, ten viskas į tokį vieną diską tiesiog bus jau su pelyje, žinai. Tiesiog. Ar nori trigubo ribos albumo su čyzu? Bet tu gali, žinai, pasidaryti kokią ten, kaip savo studiją, ten išsiklijuoti juos, ten, žinai, būna. Aš esu iš vinilo padarius laikrodį, ten dekupažinau vardytės ir nupirkau rodyklas ir dabar laikrodis yra. Gerai, turėsiu, reiškia, senatvėje ką veikti. 300 laikrodžių. Tai jeigu reikės laikrodžių iš vinilo, kreipkitės. Jo, kažką padėti. Tokio laikas, Maskvos, Londono. Gerai, kitas klausimas. Kokie atlikėjai tave įkvepia? Belekas. Miyagi. Joko Ono. Aš šiaip labai mažai lietuvių muzikos klausausi. Nu, tarsi, kaip klausausi, aš nueinu į kolegų koncertus. O dėl ko tiesiog nemėgsti, ar konkurentai? Ne, tiesiog kažkaip tai kartais būna, kad kažkaip bangom būna. Kartais klausai, bet kažkaip pastebėjau, kad su šituo albumu daugiausia Gorillaz labai stipriai, Idolsai labai stipriai, My Chemical Romance, nes reikia į mošnikų pabūti vėl truputėlį karts nuo karto. Bet tokių, kažkaip, Gorillaz toks pagrindinis buvo kažkaip pastaruoju metu, tipo. Bet to pačiu čia labai pigus atsakymas, nes jeigu esate klausę Gorillaz, tai jie turi kokius 80 žanrų skirtingų, kuriuose yra padarę gabalus. Ir toks, tiesiog gaunasi toks suneštinis balis pas juos. O turi kokią nors mėgstamą grupę, kur nieks nežinotų, kur tenais nežinau, kokie Čekoslovakijoje susikūrė post-punko, kurie groja tik su birbynėm ar kažką tokio. Aš turiu tokių išsisaugojęs, bet žinai, po vieną gabalą tiesiog nėra, ir aš dabar tikrai neprisiminsiu tų pavadinimų. Čia kaip, Čekoslovakijos grupės sportas, Aerobibis. Yeah. Studio Maruko. Studio Maruko. Kaip keista. Tas gabalas, tu žinot, kad Studio Maruko tą gabalą groja jau kokius 4 metus. Jeigu nedaugiau. Pernai metais vestų muzikantų festivalį tūsinau pagal šitą. Taip. Aš buvau laimėjus sporto albumą. Tiesiog buvo kažkada sporto koncas, bet čia jau gal prieš 7 kokius metus ir taip ten Facebook'e, žinai, kad parašai atspėkas čia Septas Švečias ir visi rašė Budulis ir aš irgi parašiau Budulis ir laimėjo Vita Žeibaitytė. Okay. Ir ant scenos atsiėmiau albumą ir aš mano Forde, kai turėjau dar, neveikia radijas, tai tu tik diskus ir tik originalius, kurie įrašyti kitaip, neveikia, tai tik originalius, tai pas mane sportas tiesiog ir vienintelis buvo diskas kokius 4 metus. Okay. O jeigu... Tai gali sakyti, kad sportavai 4 metus, 14 metų. Kad ir neklausai lietuvių atlikėjų, bet su kuo labiausiai norėtum padaryti kolabą. Feature. Arba utmoj. Gali rinktis. Matai, jūs jau pasiklausyt, bet aš išduosiu, kad Riboj yra ten porą kolabų, kurie buvo mano svajonių kolabai, tai jau kaip ir padaryti yra. Bet tikrai dar sugalvosiu. Yra porą. Labai noriu su Monikazė padaryti tokia elektroninės muzikos atlikėja, žiauri faina. Ir šiaip su solo ansambliu būtų sunkokai, bet su Punkto, su Jono Šarkaus projektu šitą Vilemba labai būtų faina kažką padaryti, labai crazy kokį nors gabaliuką, nes man patinka jo kontekstas. Man buvo kosmosas pamatyti per Vilniaus gimtadienį šiais metais, čia buvo viens geriausių bairių, jeigu nesat matę, kaip ten viskas atrodė, tai... Jo, šį Punkto toks solo ansamblio pozityvi versija. Ten labiau šizofrenija. Jo, daugiau tokia labiau crazy, tipo, kur matosi, kad kur yra 4 žmonės, kurie dar pasako viens kitam, tipo, seni, žiūrėk, gal biški, davai, gal ramiau. O čia, tipo, ne, važiuojam. Tai tas labai smagu. Kitas nieks nestabdo. Jo. Kitas klausimas yra, tai kada Eurovizija? Balandį būna, ne? Jo. Gegužės pradžiai, man atrodo. Gegužės 2 savaitės, 2, 4 ir 6. Eurovizija kaip Velykos kiekvienais metais kitų metų vyksta. Keliami metai. Pagal Jėzų. Ne, aš nesu tas žmogus, kuris žiūri labai daug Eurovizijos, tai tiesą pasakius, man labai sunku kažką komentuoti tą pusę. Ar tai buvo, kaip suprantu, kai dalyvausi? Tai kada Eurovizija? Tai kada į Euroviziją? Ką aš ten veiksiu? Dainuosi? Nežinau, gal pasirodysiu prieš 300 milijonų žmonių. Jo, matai, bet that's the fucking point, kad tipo, kad man nepatinka ta idėja, kur šitą, aš žmogus iš idėjos, kad tipo, jo, ne, tai čia, kas žydai ir Australija. Seni, Free Palestine.
Yra momentas, kad tiesiog tiek daug varo dėl to, kad jie nori pasipromint, o ne dėl to, kad actually atstovaut Lietuvą. Ir man tas truputėlį, aš žinau, kad jeigu aš turėčiau gabalą, kur pagalvočiau, čia būtų geras gabalas atstovauti Eurovizijai, aš tada varyčiau. Bet jeigu tiesiog kalbėtų apie tą, kad, varom, tuoj pasirodysi ten tipo telikę, taigi čia ne, yra daug geresnių būdų, kaip save Lietuvos talentai. Jo, čia yra dar viena duobės skardis, kurio galim netidaryti šitą reikalą, šitos temos. Už kiek pinigų pasirašytume į Lietuvos talentus? 0. Ta prasme... Nemokamai. Nice. Iš idėjos. Ne, tiesiog faina būtų. Aš tiesiog, žinai, aš ir dabar galvoju apie Euroviziją ir atsimenu tas Norvegas tas buvo, kur gražuoliukas. Rybakas? Tas Va čia paskutinį kartą ir žiūrėjau Euroviziją. Tai va, kelintais metais buvo? 2008. 2008, ne. Aš pradėjau stand-upin 12 metais ir kokiais 14 metais pasirodžiau Klaipėdoje, Martini klube, tada vadinosi Martini klubas, ir kai dariau gamtinius reikalus į pisuarą, aš pamačiau jo posterį, kad jisai ten pat pasirodo. Tai žmogus, kuris laimėjo Euroviziją, tam pačiam klube, kur 200 žmonių maksimaliai talpina, jisai daro savo koncertus. Ar nenorėtum 200 tai parduoti? Žinai, tu labai gerą temą pasakai, nes man juokingiausias dalykas buvo su Måneskinais, kur tipo, aš labai atsiprašau, kažkam patinka Måneskinai, aš nekenčiu tos grupės. Ir tipo, nes kai jie padarė, labai daug buvo žmonių, kurie sakė, kad ne, čia net ne eurovizinis reikalas, Måneskinai tipo šaus, čia bus, seniai, čia yra roko atgimimas, roko muzikos panašiai. Fucking kurie, tarsi, tipo, aš žinau, kad vokalistas dabar solo savo, tipo, išleido tragiškas albumas, bet tragiškas albumas. Bet jis popsucha nuėjo. Jo, ir tiesiog, bet tai jau buvo aišku nuo pat pradžių, ta prasme, ir imidžas, ir viskas, ten buvo taip tiesiog suklijuota iš skirtingų detalių, kad ir man labai juokinga, kad ta pati chebra, kurie anksčiau sakė, seniai, pagaliau Eurovizija yra normalus bendas, kuris gyvuos dar 10 metį, jeigu nedaugiau jis kartas užaugins, jo. Bet išorė kiek pardavė, jau koncertai milžiniški būdavo ir viskas, ką reikia sėkmiai, lateksiniai rūbai, bičiai makiažas ir panai užklijuoti speneliai iksiukais. Arba tiesiog nuo kaip pasirodė. Aš jau matau, kaip mano kitas turas atrodys. Måneskin. Bet to galiu biškai trumpam pasiprominti savo turą. Jau pradėsiu nuo sausio mėnesio. Vita Žyba stand-up pavadinimas 5 iš 10. Nice. Nes taip mane dažniausiai ir vertina vyrai. Ir... Tiek didžiųjų miestų lankysi. Jo, per visus miestus važiuosim. Realiai tas pats, kas ir anais metais per visus miestus važiuosim ir pasimatysim ir paleisim nuo lapkričio 9 bilietus. Ir jeigu seksis gerai šitas turas, kitais metais lauksim turo 7 iš 10. Taip. Jo, nes pisiu lūpų filerį. Jo, pisiu lūpų filerį ir į skruostus. Norėčiau pamatyti. Ir Ozempikoje pisiu ir tada jau bus 7 iš 10. Nice. Okay. Lauksim? Jo, tai Eurovizija ne. Nemanau. Nebent susikurs. O pavyzdžiui, kad Tarsio tavo patiko? Ne, man patiko, bet tikrai net nėra jų... Man keista, kad su to gabalu jie varė, nes jie turi tikrai geresnių gabalų. Ir po to dabar, man atrodo, kiek jie dabar jausnių išleido gabalų, kur aiškiai tie kūriniai irgi jau buvo kuriami tuo metu, kada jie buvo prieš Euroviziją ir panašiai. Tai tikrai yra fainesnių, man atrodo, dalykų negu tavo akis. Bet fainai, kad jie... Kaip kalbant apie alternatyvas tą visą šąją, kad kažkas iš alternatyvos nuvarė, tai čia iš viso yra nerealus dalykas. Tai smagu, bet keista, kad su to kūrinį tiesiog. Trūko latekso, tikrai trūko latekso, galim pasakyti. Jo. Gerai, dar klausimėlis yra. Gerai, ne klausimas, bet Ribaičio dainos yra crazy, kokios geros. Čia klausimas buvo, tai nežinau. Ribaitis yra sakęs, kad lietuviškoje muzikoje trūksta nuoširdumo ir atvirumo. Ką turėjo omenyje? Bum, dabar teisė. Tai va, kalbant apie katarsį. Taip, šitą man įdomu, apie kurį kuriam kontekste aš tą dalyką pasakiau. Bet... Gal tiesiog, kai girtas LRT opus buvo. Tai kožna pirmadienį reiškia tiesiog. Aš nežinau, man kažkaip tokio... Yra tam tikro maroziškumo Lietuvos muzikoje, kuris man truputėlį pradžioj patiko, o dabar jisai labai kartais užknisa. Tas toksai, kad... Tas toks... Net ir iš
promotionų pusės būna toks tipo, kad, žinai, vos ne... Bilietų šiek tiek liko, mes žinom, kad jūs ateisit, maždaug toks tipo dalykas, kur tipo noras komunikuoti kažkaip nenuoširdžiai tą visą reikalą. Nežinau, aš čia bandau tipo, pats ištransliuotą tipo, mintį, kodėl man tas dalykas strigo. Lietuviškoje muzikoje trūksta nuoširdumo ar atvirumo. Gerai, aš galiu vice versa, gal galvoju pasakyti tavo poziciją ir mano pozicija su lietuviška muzika šiaip labai skiriasi, nes aš anksčiau visiškai neklausydavau lietuviškos muzikos, bet dabar kuo toliau, tuo labiau surandu save, kad klausau lietuviškos muzikos. Nes labai daug gerų roko tipo grupių gerų yra atsiradę, Abudu, Ego mašina man patinka. Žinai, kame vairius man yra, kad kadangi aš turiu opusę laidą ir kadangi aš ruoždamasis tom laidom realiai kas savaitę, kas antrą savaitę kalbuosi tom grupėm ir klausau jų muzikos, gal labiau iš tos laisvalaikio pusės aš neklausau lietuvių muzikos, bet mano tam tikra prasme profesija ir darbas yra klausytis lietuviškos muzikos. Tai tiesiog po to norisi ir nebūti paliktam, žinai, kažkur negirdėti ką naujo ir užsienio hebra, tipo, kurie panašiai. Tai čia lygiai tas pats, kaip mums su stand-upai, žinai, aš nuvarau jau open mic'ą, tai aš visiškai iš profesinės, aš nevarau nepažvengti, bet tiesiog paanalizuoti, kaip kas ką daro. Sunku mėgauti. Bet fain yra. Mane, pavyzdžiui, vat, iš būtent šito albumo dalykų, tai ypač kas žiauriai inspiravo, tai labai daug yra ir lietuvių tos jaunos alternatyvos, kurie dar tikrai nerenka ten... Mėlyna, pavyzdžiui? Mėlyna viskas. Mėlyna jau po truputį vaina. Mamos apdovanojimas koncertavo, gavo ten apdovanojimą. Aš nesakyčiau, kad Mėlyna jau jaunas bendas, jo. Bet pavyzdžiui, yra toks bendas Aktu, yra bendas... Kiek 2 metai žmonėm? Jo, realiai. Nu, tipo, tokio jaunų. Ne jaunas, gerai. Ai, tu apie Mėlyną kalbėjai, ne, tipo šią atveju? Jo. Bet jie jau senai, jie gal ten nuo 15 groja, tai jau kaip bendas. Nu, bet jeigu tu žaidi Kašį nuo 12 ir tau 2 esi jaunas Kašio žaidėjas. Aš galvoju, kad 2-3 eini į pensiją Kašį žaisdamas, ar 2-5 jau viskas tave nurašo. Ne, mano metų jau nurašo. Kristoforas biški pamiegojo. Aš žinau, Mėlyną aš tiesiog neklausau. Ne, aš tiesiog aš norėjau pasakyti, yra žiauriai. Oi, jeigu žiūri dabar. Arba raudoną irgi. Norėtum raudoną. Užpsichint? Papsichuot raudoną. Man nuostabu, kad šitas bairis vis dar gyvas yra kažkokiu būdu po tiek metų. Tai seniai, čia yra culture heritage. Pop culture thing tiesiog, kuris... Čia nerimas ant galvos, raudona. 500 užtenka pasakyti visiems, aišku. 7. Raudona, viskas. Tu žinai, apie ką eina kalba. Kartas jau perspėvas dalykas, ta prasme. O kokios tavo, ta prasme, kaip su kitom grupėm sutarėt, kas jie čia, pavyzdžiui, koncertus, ar pavyzdžiui, kolabai, kaip būna, jūs būnat, kad, pavyzdžiui, aš tik su šitom, kitas yra tik su šitom. Pavyzdžiui, nemanau. Dėl kažkaip taip, aš žinau, kad aš žinau savo poziciją. Nes vis tiek jūs derinat ir stilių kažkokį tarpusavį, irgi koks muzikos aš tai, pavyzdžiui, žiauriai mėgstu kolabint su bendais, kurie visiškai kitokią stilistiką turi. Tarsi, kad, pavyzdžiui, jeigu... Va, tą patį, mes, pavyzdžiui, su Abi turėjom koncą, kur mes su Abi, aš ten matau panašumų su tekstais, pavyzdžiui, bet mūsų muzika kardinaliai skiriasi. Ten pas juos yra tikrai daugiau math roko, tiesiog roko, tų visų dalykų, daugiau gitarų. Pas juos tokia biškai šizukos skamba. Jo, bet kai mes darėm kablį bendrą koncą, tai žiauriai gerai paėjo tas reikalas. Tiesiog būtent tas kontekstas, kad yra to elektronikos biškio tokio šokių, techno vibe ir po to eina tas kitas dalykas su rockeru. Tai, bet tuo pačiu, jo, labai draugiškas reikalas kažkaip, tai kiek esu pastebėjęs, gal kaip tik yra netgi naudingiau hebrai jungtis. Tas pats, man atrodo, komikam yra, ne, tipo, jungtis, kol dar negali pats surinkti kažkokios vienas. Jo, ir tas dalykas, tai čia, man atrodo, visiškai tas pats. Humoro klubas iki šiol po vieną nesurenka. Tai. Neskabėt mane jau. Net jūs jau tipo kaip jau institucija, žinai, šiuo atveju. Toks, prie susiekimo ministerijos prirašyti. VŠI. Nes, pavyzdžiui, nes aš pasakoju, kad tipo būna, kurie vienos grupės labiau kolabina, kitos, bet būna ir nu, pavyzdžiui... Tu nemanai, kad čia yra tiesiog producerių dalykas, kur sėdi po vieną producerinę ir pro kitą ir negali Kaip tu iš TV3 negalėjo lankait? Nežinau, man atrodo, produceriai labiau... Martynas Tyla ir tiesiog tau taip rodo. Bet produceriai, va čia yra tas labiau gal pop muzika, žinai, dalykas. Tipo, iš alternatyvos hebros visi
sėdim, tipo, ir patys darom dalykus dažniausiai. O jeigu turim produsą, tai Man čia dažniausiai vis joks tiek toks stilo yra... neaiškins. O, Jo. aš pabudau, turiu klausimą. Kiek dabar valandų? Ar man jau laikas vaistas? Mačiau, dabar va nuskambėjo, dabar va Facebook'e kaip tik postinė buvo tas Lituanika festas ir dabar kaip tik paviešinta informacija, kad organizatoriai nesumokėjo atlikėjams pinigų. Kai kuriems iš vis nesumokėjo, kai kuriems ten po vieną sąskaitą, jo. O mes aš tai prominau tą festą. Aš jame grojau. Nu, tai, kaip tau sekės? Tai same seniai, tarsi, ne. Man keista, kad yra, nu, tipo, mes 2025 metais turim tokių nesąmonių. Ta prasme, nu, what the fuck. Nu, tipo, tiesiog, tai yra piktas ir liūdnas dalykas, kad iš viso dar yra tokių orgų, kurie taip daro, ta prasme, šitą. Nu, tiesiog, ir viskas. Jie nesiskaito su muzikantais, kurie padaro visą renginį. Bet čia, žinai, tas tale as old as time, tipo, žinai, visą laiką atsiranda tokių žmonių, tipo, bet kurio industrijai, kurie bando kažkaip, tipo, nežinau, kažką, ar specialiai, ar nespecialiai, bet, nu, tipo, tiesiog, nu, gaunasi labai, labai nefaina situacija. Bet ir turbūt išeičiau susigražinti tos pinigus jau Tai man atrodo, žinau, čia dar tas reikalas dar tik pradėjo. Tik prasideda. Jo, tai čia dar daug. Dėl to ir sunku, žinai, kažką daugiau, žinai, dar. O kas ten organizatorius pagrindinis? Kažkoks Mantas, ne? Mantas, kažkoks tai. Nežinau, aš tai buvau paklausyti tada tam feste, man tai patiko. Nes, nu, žinai, pasižiūrėsiu, kuo ateityje nedirbti. Tai čia, that's the point. Nes atrodo viskas fainai, žinai, ten atsimenu irgi man parašė, kad, tipo, va, čia pareklamuot, žodžiu, čia, tipo, kvietimai, čia džemperių visų jam padarom, čia, tipo, žiūri fan, ten, nueina, ten sveiki, o, kaip fainai, žinai, atrodo, jauna hebra, tipo, pasikūrus, bet... O, bičas jau Maldyvose užsibukinęs chatą. Ten man vėliau kažkas dar rašė, sako, kaip tu, Vita, gali reklamuoti tokį eventą, kurio organizatorius afišuojasi opimo dalykuose, bylose. Na, ne? Apie svaiginimą. Aš to nežinau, tiesą pasakius. O čia jaučiau, Kristoforas nebedalyvauja pokalbėje. Vėl numiktai. Dar po kaitą. Buvo faina pasimatyti. Po 15. Tai nežinau, tai man, tai aš šitą, bet nežinau, tai buvo toks irgi, nu, aišku, irgi man tada gal nepasižiūrėjau, bet dabar jau žinosiu. Tuo pačiu, tas Lituanika dalykas, jisai nėra senas reikalas, tipo, čia kokie porą... Kaip, kada skrido? Tram 3? Ai, okay. Gan senas. Gerai, dar vienas klausimės, čia vis tiek dar turim biškai nedaug laiko, tai ar prisimeni klausytojus, kurie vaikšto tavo koncertus? Kai kurios taip. Nes tiesiog ne visus pamatau, aš dažniausiai... Sunku pamiršti. Iš 4. Nežinai, kas vairis yra, aš žiauriai gerai veidus atsimenu, bet man, pavyzdžiui, su vardais yra... Kokios spalvos man akis? Va, būtent. Žinau, kad 4. Tai va, tai kažkaip jo, tarsi tikrai atsimenu tuos, kurie atvaro jau keletą kartų, bet tuo pačiu tikrai turėjęs daug situacijos, kur kai pasako, kad, tipo, aš jau buvau, kad aš, jo, jėga. Tikrai, aš neapsimetinėsiu, kad kiekvieną žmogų sutikdamas... Ne, bet, tipo, jeigu ten vis ateina tarim prie kito patys vieną iš kitą trečią koncertą, tai pradeda atsimenti. Taip, tuos tai tikrai atsimenu šitą. Bet aš nežinau, ar jums buvo tas bairis, kur man tai visai naujas dalykas, kad mane pradeda atpažinti, nežinau, gatvėje ir panašiai. Ir tas momentas būna, kad kai prieina, aš vis dar galvoju, kad aš privalau tą žmogų iš kažkur žinoti. Kai prieina pasveikina ir kažką sako, o, labas, Kristijonai, šitai. Ir o, man kartu yra sakė, labas, Kristijonai. Likewise, beje. Ir šitą tiesiog bandai kažkaip tai iš pokalbio konteksto išsiaiškinti, ar mes pažįstame iš to, kad tu mano koncerte buvai, ar mes pažįstame iš to, kad šitą... Kad mamos tėtos mes tiesiog tūsinam kažkur tai šitą... Ne, šitas geresnis buvo. Aš tai labiau galvojau, kad tiesiog buvo koma ir viskas. Pirmiausia, kaip būtų keista, jeigu prie muzikantų breitų, kaip prie mūsų, ir pradėtų šnekėti ir jau parašysi apie mane dainą. Čia jau apie mane bairį bus, kitaip aš jau rašysi. Pala, žiūrėk, 2 eilutės surimavęs, turiu gal kažkur įsidėsi. Sveikinę saulę ir pasaulį kažkur sujungti taip gali. Žiūrėk, grūzo arbūzo. Kažką tokio. Pušų linkėjimai. Taip, dar klausinėtis. Graži šukuosina, kas kerpa. Kerpa Goda. Draugė. Goda klausė. Linkėjimai dar kartelį. Godai. Susireikšminus pizda. Tai nuostabi barberė, tragiška komikė. Ne,
Ne, iš tikrųjų labai faina, čia viskas gerai. Šitą... Mes žinai, Kristoforas jau tilda po truputį. Ne, aš ieškau, kur... ne, Labai fainai, per tavo Saulė šitą, beje, stand-upą ir mačiau. Apšildė. Jo, kaip apšildė. Labai fainai buvo. Kažkaip tipo sakė, kad jinai sakė, kad ten buvo turbūt leviausias pasirodymas iš turo, bet čia buvo vienas pirmųjų, man atrodo, Vilniuje. Tai dar tas ne įrašo, o tas, kur buvo prieš tai. Taip, prieš tai. Bet man tai pasirodė, kad viskas gerai. Matėsi, kad žiūri jaudinosi, bet taip ir to tai viskas tenais fainai gavosi. Ir dar vienas paskutinis klausinės yra, ar patiko Frizų raudonos šviesos ir mirusio vakario koncertas, ar patiko publika, nesuprantu apie ką. Okay. Tai va čia apie tos jaunus bendus šitą, aš neseniai turėjau... O čia jau kates, kur aukoja jaunimas, ne? Ja. Prieš MC. Rasų kapinėse vyko. Ten buvo hebra, buvo 3 jauni bendai, Friz, Vakaris mirė ir Raudona šviesa. Jie sugalvojo daryti bendrą koncą. Ir aš jiems pasiūliau, kad nedarytume to bairio, kad tipo, vienas ateina scenos pagroja, po to kitas, po to dar kitas, o daryti tipo, kaip Red Bullio tą sunklešo bairį, žinai, kur tipo, kad dvikovas brikolas būtų. Ir jie po to sugalvojo tą temą išvystyti iki tokio lygio, kad jie savaitę prieš pradėjo beefint tarpusavyje per stories, Instagramą, ten visur, tipo, Discord ir panašiai, kad tipo, čia jūs šūda malą, čia jau jūs mūsų veipai skanesni negu skolinatės gero gabalo, neparašot, kol vogėt iš mūsų muzikantus ir tarsi hebra pradėjo galvoti, kad čia rimtas dalykas, o jie iš tikrųjų tiesiog padarė buitinis konfliktas tipo koncą ir jie mane pakvietė tą koncą vesti. Tai aš buvau kaip, jie padarė iš to bokso ringą ir aš buvau kaip tas, kur buvo, let's get ready to rumble ir tipo panašiai, ten su lyzintais plaukais raudonu švarku. Ir mano tada buvo visiškai pirmas kartas, kada aš buvau tipo kaip vedėjas vakaro ir aš galvojau, mes ten prisirašėm bairių netikrų faktų, kaip beefų, visokių ten disų stumimų viens ant kito, kurie jie parašė po prikolų. Ir mano iš tikrųjų darbas tai buvo, kol vienas bendas nusirenka, kad kitas galėtų susirinkti, kad nebūtų tylos. Ir aš galvojau, kad blemba mane publika jau po antro išstojimo sakys, nu ir vėl jisai ateina, čia šūdas visiškas bus. Ir kažkaip, nežinau kaip gavosi, kad hebra priėmė tą visą reikalą ir visa publika buvo amazing, nes, blemba, numatyt, kad kas 20 minučių ateina bičas ir tiesiog bando užkalbėti dantį, ne visą laiką veikia, žinai, tipo, ypač kai tai yra koncertas, kai hebra, tipo, užtūsinė panašiai. Esu bandęs. Esu bandęs, esu labai bandęs. Jo, tai va, tai šitą, tai ten buvo viskas puikiai, viskas gerai šitą, bet aš mačiau, kaip galėjo tas dalykas labai blogai baigtis, kur mane būtų jau nušvilpę nuo kokio 3 išstojimo tiesiog. Na. Tai lauksim open mic'ą, gal sulauksim nušvilpimo pirmo. Jo, reikia kažkaip tais. Bet muzikantų nenušvilpia? Ne, kaip? Daro bū. Nedaro. Nesugirdės, kad darys. Matai, bairis yra, kad dabar visi muzikantai būna sausiniam su inėrais savo monitoringę, tai jie nelabai girdi dažniausiai, kai jas nušvilpinėja. Net ir man reikia šitus, bet ne, tada negirdi. Kur šilaliai galės tada? Kur juoko negirdi tiesiog. Su savim šnekė. Jo, tas tai kurdus dalykas, be jo, nes kai tu turi ausinės su tą dalyką, tai tu girdi publiką, kai jie pradeda, ten, nežinau, labai garsiai kažką daryti, bet tu dažniausiai tokiam biški vakumėsi. Tai bairis būtų toksai, kai šitą būnį stand-up'e kažką pasakai ir tiesiog tikiesi, kad jie turbūt juokiasi. Tai čia tas pats, tikiuosi, kad jie ploja. Jo, tas padalykas. Ir gal nori pasiprominti savo koncertus ateities? Taip. Tai albumas išeina jau tuoj, spalio 30. Koncertai bus lapkričio 20 kablį darom didžiulį koncertą su svečiais ir su visokiais dalykais gražiais. Neatskleisi, kas svečiai. Ne, dar nereikia. Dar Vita Žyba. Mija. Tai aš jūs pakviesiu, jūs ten ar taip. Soleris. Po to atvarom į Kauną lapkričio 29 dieną. Kur Kaune grojat? Old Man Kaunas. Pirmą kartą ten grosim, nes kažkaip neteko dar tenais apsilankyti. Mes ten grojom lauke, kai buvo vasara. Vidaus irgi faina salė. Faina? Taip, svarbiausia. Man kažkaip norisi tokio išsibandymo naujos vietos ir tada nuvarysim į Klaipėdą ir gruodžio 5 Klaipėdoje temoje pabandysim pagroti. Ta tokia mažesnė vieta truputėlį yra, kuri dažniausiai yra skirta, bent jau kaip supratau, labiau ten dažniausiai didžiai tūsai būna, bet mes kažkaip sugalvom kaip tą erdvę truputėlį perdaryti. Jie šiaip daro gyvus koncertus, bet rečiau ir kažkaip norisi tą dar įmest tokį, kad dar kitaip atrodytų koncertas ir būtų dar jaukesnis. Nes Klaipėdai nemanau, kad surinksiu tiek daug, kiek Vilniuje, tai prašau ateikite į Klaipėdą. Ateikite visus koncertus. Jo, eikite visus. Ateikit visus. Eikite į humoro klubą, eikite į open mic'us. Jo. O ką, mes jau grįšim kitą savaitę, jau su Simonu, su istorijom, su Kosovo kelionė. Su Kosovo kelionė, aš būsiu išsimiegojęs pagaliau ir pašnekėsim. Tai ką, ačiū labai visiems. Ačiū Kristoforai, ačiū Vaidutė,
Ačiū Arigato. Kristoforas Vaidutė. Šiaip Vytulė. tai Kristijonas Vaidutis ir Kristoforas Vaidutis. Čia yra laidos vedėjo pragaras. Tipo, tokie vardai. Tai gerai, kad neradijai sėdim. Tai ką, ačiū labai, iki. Iki. Ačiū. Я, кажется, нарочно.